Tu prisimink visokius vakarėlius, tų pačių žinių radijo. Taip, aš atsimenu, aš turiu nuotraukų mūsų kubile. Kaip su Taipanu jūs susipykė? Čia yra pats žiauriausias klausimas. Mėgsti pasiginčyti, nes toks žmogus. Tai yra visiškai degradas, tai yra žmogus, šiukšlėkas, aš pažadu dar atsiras. Jau atsiras. bet tu turi skandalų, čia tik nereikia. Tai tu viską sudėlioji, aš beje net esu nustebęs, nes man dabar baisu, nes jeigu visi tai supras, tai man šakis. Ar kartais vidury nakties pabunda išpiltas prakaito ir atsimena, kaip viešai endorsino Janutienę Seimo rinkimuose? Prisiunčia labai pikantiškų nuotraukų. Tokių pikantiškų, kad aš net nepasakosiu, nes YouTube'as užblokuoja. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna... Tai labas Alkani iš Troškė, šiandien su manimi yra tiesiog YouTuberis, aš taip pristatysiu šitą svečią, Skirmantas Malinauskas. Labas. Labas labai, čia vanduo padėtas. Taip, vanduo. Ką valgysim ir ką gersim. Tai, žinai, aš pirmiausia laiką paklausiu svečio, kaip tu įsivaizduoji, koks tau gėrimas būtų priskirtas arba ką savo pats priskirtum? Man? Taip. Aš atsimenu, pirmas dalykas, aš tavęs paklausiu, tikrai turbūt ne pirmas klausiu, bet tu pakeitei podcasto pavadinimą. Ne. O jis tai nebuvo kažkaip anksčiau Nelkaniu iš Troškė, o buvo ten... Sotus ir laimingi žinių radijo laida. Jis dar Sotus ir kaip ir laimingi. egzistuoja. Aš Tai čia yra, žinai, internete, aš turiu kitą alter ego, žinai. Čia du yra, tipo, skirtingi dalykai, tik aš. Nes aš pagalvojau, kad aš tai visą laiką esu sotus, o tu esi visą laiką Alkana. Aš esu visą laiką iš Troškės. Ne, man, kalbant, aš kažkaip nežinau, savęs su gerimu, jeigu lygint, tai nežinau, gal kažkas aštraus būtų, kažkokia, žinai, kokia nors arbata, kuri būtų labai ne visiems skani. Aš atsiprašau, kad esu šiek tiek užkimęs. Tai va, bet šiaip aš, jeigu svečiai čia ką nors geria, be vandens, tai aš labai mielai sakiau, mes galim gerti viską ir nuo to podcastas pasidarys tik įdomesnis. Tai patikėk manim, bet tu, žinok, tu visai atspėjai, kokią aš tau gėrimą priskyriau. Tuoj mums dar šviežiai, žinai, suplaks, kaip gali gal ten matyti iš už kampo, stengiamasi, žinai. Aš, žinai, įvairiai galvau, ar tu iš vis sutiksi gerti, žinai, alkoholinį kažkokį tai gėrimą. Čia tipo viešai, nes vis tiek esi toksai rimtas žmogus, sakykim, tavo įvaizdis, ar ne toksai yra. Nu, ir dėl ko dar pakalbėsim, kad aš tave pristačiau kaip youtuberį, ne kaip žurnalistą, nes kai kurie tave pristatinėja šiaip kaip žurnalistą. Gal jau dabar truputėlį nueina tas, bet manau, kad padiskutuosim iš vis, kas yra žurnalistika ir taip toliau. Taip. Tai va, tai tu visai atspėjai dėl arbatos. Nes aš tau parinkau šiaip gėrimą, tai bus, atneš, po to parodysiu, yra tea souris. Tai, žodžiu, yra tokia kaip irgi stipresnė arbata su degtinė ir su citrinom, ten su citrinų sultim, su, žodžiu, dar cukraus truputėlį ir taip toliau. Šiaip skanus, žinok, dalykas. Žiauriai nežinau, ar tu esi gėręs, bet kodėl tau šitas tea souris yra priskirtas. Aš irgi užkimus, tu sakėjai, esi užkimus. Wow. Va tokia graži, ryškus gėrimas kaip ir tu, ryški asmenybė. Ir plus arbata šiaip ir rytų kultūra ir šiaip yra toksai tiesos dalykas. Tau, žinai, tiesa yra svarbu. Tai, žodžiu, tiesa ir toks ryškumas, manau, visai atspindi tave. Na, labai gerai. Tai, paragaukim. Ačiū labai. Kai mano močiutės kompotas. Skanu. Geras, žiūrėk, geras. Iš tikrųjų labai labai gerai, labai skanu. O kai tu sakai, žinai, kai tu pasakoji apie tai, ar tu esi labai rimtas, ar čia sutiksi kažką gerti ir taip toliau, tu prisimink visokius vakarėlius, tų pačių žinių radijo. Taip, aš atsimenu, aš turiu nuotraukų mūsų kubile. Žmonės įsivaizduoja, žinai, kad ten žurnalistai yra labai super rimti. Iš tikrųjų, pirmas dalykas, jo, tu labai teisingai užkabinai, niekur aš savęs žurnalistų nepristatau, nebent netyčia, bet jeigu mane kažkas tai pristato, netaisau, čia yra esminis dalykas. Aš manau, kad žmonės prieš 4 ar 5 metus, 4 ar 5 metus, tai reikėjo gal aiškinti, kas yra tas vlogeris. Dabar, man atrodo, visi puikiai supranta, pasižiūri kokį Kofizilą, ar pasižiūri kokį nors ten ukrainietį, nežinau, ar ten apie karą koks nors švecas kalba ar panašiai. Visi supranta, sėdi dėdė arba teta studijoje, dalinasi savo nuomonę. Ta nuomonė, jeigu yra įdomi, tai viskas ok, galbūt kažkokių naujų faktų gali pasakyti, jeigu gauni šaltinių. Tai va, tai čia toli nuo žurnalistikos gana yra. O kalbant apie gėrimus ir kvietimą pas tave, tai labai ačiū. Pasižiūrėjau šitą podcastą, nebuvau jo matęs, pasidalinsiu būtinai ir pakviesiu kitus pasižiūrėti, nes smagu, čia pas tave labai daug garbių svečių atėjo, tai džiaugiuosi, kad pakvietei. Tai man džiugu šiaip, kad sutikai, nes iš tikrųjų buvo taip, kad aš galvojau tave vis pasikviesti, žinai, kurį laiką, bet aš tokia, žinai, mes ilgiau jau buvom nebendravę, nes šiaip mes žinių radijo buvom kolegos, dirbom kartu prieš nežinau, kiek ten gal 10 metų, aš jau nebežinau. Ir žodžiu, tai dirbom, bet toks, žinai, nei tu bendrauji per daug, tas ryšys tarsi nutrūksta, žinai, plus tavo karjera, buvo labai spalvota per visą tą laiką. Buvai biški į politiką nuėjęs ir tada YouTube'as ir ten, žodžiu, daug visokių dalykų. Tai tiesiog pakviečiau tave ir tada prasidėjo dabar jau
jau tas Contribui skandalas, žinai, ir galvoju, ant kiek viskas, žinai, supuolė, kad mes kažkaip panašiu metu, bet tiesiog norėjau jo šiaip tave pakalbinti apskritai apie tavo, žinai, ir karjerą, ir supratimą apie tą visą YouTube'ą ir taip toliau, ir tave, žinai, gal pamatyti truputėlį kitoj tokioj situacijai, nes tu, aš sakau, turi tą biškį rimtą tokį požiūrį ir žmonės, manau, kad žiūri tave kaip tokį, na, teisuolį gal kažkokį, žinai, tau priskiria tokį vaidmenį, žinai. Ar esi Contribui pati? Žodžiu. Yra taip, kad mes čia, žinai, bandom visus, aš esu susikūrus tą puslapį, turiu vieną rėmėją, kuris yra mūsų pusbrolis. Aš niekur aš neplatinau to, žinai, Contribui, toks bandžiau įeiti, nieko man ten nepavyko ir galiausiai baigėsi to Contribui era, tai... O kada dėsi pokalbį? Nežinau, gal ar po poros... Ok, tai tada aš jau galiu tą pasakyti. Tai mes kalbamės tada, kai jau yra Contribui skandalas, bet to Contribui skandalo yra mažytė tik tai dalis išlindusi, tai šį sekmadienį aš įdėsiu naują skeletą iš Contribui spintos ir aš nežinau, jeigu po to lyg žmonės Contribui, tai man atrodo, kad jie visiškai nesusigaudo, nes aš pats galvoju, kas ten gali būti tokio labiau, ar ne, kad tu turi finansinę problemą, ten pasisavinami pinigai iš blonėlų sąskaitos, ar ne, ir tai padaro Contribui vadovas, ir ten reputacinės problemos, ir taip toliau, ir dabar visos tos teisinės problemos. Nu, aš galvoju, čia nieko labiau gali nebūti, ar ne? Pasirodo, kad yra dar didesnės problemos, ir tos problemos yra tiesiogiai susijusios su kiekvieno ten esančio asmens saugumu, jų duomenų saugumu, dar paprasčiau tariant, sekmadienį aš parodysiu, tai kam bus įdomu, jau bus pasižiūrėję, kad viskas absoliučiai, kas yra Contribui, o tai yra ypatingai asmeninė informacija, pavyzdžiui, informacija susijusi su jūsų verslu, informacija susijusi su jūsų asmens duomenimis, nuo horoskopų iki, pavyzdžiui, jūsų namų planų, kambarių ir taip toliau, visa tai yra šiuo metu ir jau ilgą laiką visiškai laisvai prieinama internete. Tai jeigu tu kažką kada nors dėjai Contribui, tai šiuo metu tai yra pasiekiama keliais mygtuko paspaudimais ant klaviatūros ir pelės paspaudimais. Ir įdomioji dalis, kad Contribui tą žino. Tai yra pas Contribui atėjo žmonės, kurie pasakė, žiūrėkit, jūs turite milžinišką kritinę saugumo problemą. Jūsų duomenys visi absoliučiai, visų, ne tik kūrėjų, bet ir rėmėjų, išskyrus finansinius duomenys, kuriuos tvarko Stripe, bet viską, ką jie sukelia, yra, visos tos duomenų bazės yra viešai prieinamos. Ir jie sakė, jo, mes žinom, bet mes, kadangi nemokam patys to išspręsti ir dabar turim didesnių problemų ir čia yra labai brangus sprendimas, mes nepadarėm nieko. Tai va toks yra lygis šito dalyko. Tai aš galvoju, aš pats tenai buvau tik tai kaip rėmėjas, tai man buvo labai svarbu, kokie mano duomenys pasiekimi, tai aš apsidžiaugiau, kad vis dėlto mano ten kreditinės kortelės arba ten kažkokie kiti dalykai yra saugus, bet jeigu aš ten būčiau įdėjęs bent vieną kokią nors savo nuotrauką, jeigu aš būčiau kažkaip ten kontaktavęs, rašęs, nežinau, temą siūlęs, kažkokius galbūt dokumentus siuntęs ir taip toliau, tai būtų tas pats, kas juos padėti vidury gatvės ir tikėtis, ar juos kažkas pakels ar nepakels. Bet čia, žinoma, biškai gal primena tą CTB, ar ne, buvo skandalas. Jo, tik tai... Contribui, CTB, kažkas negerai stabdė. Tik tai CTB skandalo skirtumas ir jie beje už tai gavo didžiulės baudas, tai aš nežinau, kuo tai pasibaigs Contribui, bet CTB skandalo skirtumas buvo, kad jie nežinojo realiai, aš atsimenu, tada su tuo metiniu vadovu kalbėjausi, irgi padariau epizodą, čia irgi įdomi yra istorija. Mes pasakojam įdomias istorijas. Taip, prie gėrimo. Aš matai, Contribui istorijoje buvo taip, kad aš naktį gaunu iš žmogaus, iš šaltinio, kurį pažįstu, laišką, kuriame yra tiesiog duomenų bazė. Ne pati duomenų bazė, bet nuorodo, kaip atsisiųsti duomenų bazę. Ir šalia instrukcijos, kaip būtų galima, bet kurius, ten ta bazė yra visų, įskaitant ir mane, dėl ko man yra atsiunčiama visų CTB vartotojų arba ten didžiosios dalies, ir yra aiškiai parodyta, kaip būtų galima labai nesunkiai visus tos duomenis užšifruotus pasiimti. Aš parsisiunčiu bazę, pamatau, kad tai iš tikrųjų tiesa, nutekėjęs slaptažodžiai ir taip toliau. CTB daro spaudos konferenciją, tas skandalas išsiplečia ir sako, žiūrėkit, ten tikrai tos problemos mastas nėra toks didelis, kitos įmonės su to sutinka ir taip toliau. Aš iš karto dedu epizodą, rašau, kad tai yra melas ir tiesiog akivaizdžiai parodau, kaip tie duomenys lengvai yra prieinami. Po kurio laiko man teko kalbėtis su, tiesiog čia nėra jokia paslaptis, su kriminalinės policijos biuro vadovu, ponu Kiškiu, visai kitom temom, visai kitais reikalais, ten buvom susitikę. Bet iš jo kalba apie šitą duomenų bazę. Jis sako, Skirmantai,
tu žiūrėk, nes jeigu mes tokį dalyką matom, klausim visiškai nėra svarbu ten, vlogeris, žurnalistas, apžvalgininkas ar dar kažkas, tu negali turėti duomenų bazės svetimos. Ta prasme, nesvarbu kokiais tikslais. Tai šitoje vietoje, jeigu jinai būtų tavo kompiuterėje, tai jos nėra mano kompiuterėje, beje, niekada ir nebuvo mano kompiuterėje, aš tuo pasirūpinau iš karto, na tai būtų klausimas, ten vos nekratą galima atlikinėti ir taip toliau. Tai už tai aš supratau, kad jo, šitais atvejais reikia labai atsargiai su visokiom nuorodom ir taip toliau, tai čia pasimokiau iš to, tai dabar niekur nebeinu po svetimus duomenis nenaršau, aš tiesiog žinau, kur jie yra visiškai laisvai prieinami ir CTB tą patį žino, bet tuo metu CTB, Contribui, aš kalbu, nes mes tikrai dabar pradėsim painiotis. Tai žodžiu, kalbėkim mašinos ir kalbėkim rėmimo platformos. Tai mašinų nuoma tuo metu baigė savo šitą skandalą pakankamai nemaža bauda dėl BDR pažeidimo, valstybinė duomenų apsaugos inspekcija skyrė, bet mašinų platformos nuoma bent jau nežinojo, tai yra juos tiesiog nulaužė, ar ne? Tai aš kalbėjau tuo metu su Kaikeris berods pavardė vadovu, jis ten man irgi pasakė, kad Skirmantai, žiūrėk, mes šitoje vietoje darom viską, kad tą problemą išspręstų. O šiuo atveju, kalbant apie rėmimo platformą, jie puikiausiai žino, kad jų duomenys yra lengvai pasiekiami, tai yra, kad jie pažeidinėja krūvą įstatymų, skaitant ir BDR, bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, bet kadangi nesinori skandalo, nes išeis žmonių ir taip toliau, ir tai jau tęsiasi labai ilgai, kaip ir sakiau, nuo praėjusių metų mažiausiai, tai jie tiesiog užmerkia akis. Tai kokia bus sankcija jiem, aš sunkiai įsivaizduoju. Nes sakau, ten žalos mastas gali būti tikrai labai labai didelis. Wow. Jo, aš tiesiog po vieno gurkšnio tu jau šitiek išpasakojai, aš nežinau. Šiaip jeigu kada ten leisi tos duomenis, video ir taip toliau, tu pasakysi, kad mes rugpjūčio 16 filmuojam, jeigu ką. Sužinau, kad Vilniuje atsirado nauja picų vieta, IKEA bistro, privalau patikrinti. Priekaištų nerasta, rekomenduoju pabandyti, IKEA bistro. Tai žodžiu, gal, Jėzu, kaip tu stipriai pradėjai, tiesiog biški noriu grįžti dar prie šiaip tokių lengvesnių, žinai, temų, kūrybą, ten kažką. Apie žurnalistiką, taip. Tai iš esmės, žiūrėk, žurnalistai šiaip yra tie žmonės, kurie turi labai objektyviai pateikti informaciją ir nepateikti tarsi savo nuomonės. Tu kaip youtuberis kaip tik pateiki savo nuomonę ir tu net nebūtinai turi apklausti gal ten visas pusės, žinai, ir taip toliau, tu gali tiesiog padaryti video, bet ar tame yra gal kažkoks, ne tai kad moralinis dalykas, bet tarsi tiek žmonių, žinai, tave žiūri ir jie priima tavo nuomonę kaip tiesą. Taip, bet tai nebūtinai yra tiesa, tai yra tame pavojaus turbūt. Pirmiausia, tiesa yra iš viso filosofinė savoka ir kai aš sakau tiesa yra svarbu, tai nesakau, kad aš sakau tiesą, aš sakau, kad pabandykim prie jos prieiti, bet aš galiu pasiginčyti, bet pasimkim bet kurią mano temą, absoliučiai bet kurią mano temą. Aš galiu pasiginčyti, kad žurnalistas, ir aš dirbau labai ilgai žurnalistu, kuris paskambina abiem šalim, išgirsta tų šalių poziciją ir paskui ją tiesiog retransliuoja, yra žymiai toliau nuo tiesos negu žmogus, kuris išgirsta galbūt vienos pusės poziciją, bet ta pusė yra aiškiai suinteresuota, jisai yra pakankamai patyręs, kad galėtų suinteresuota viešumu, yra aiškiai patyręs, kad galėtų tai patikrinti ir tada papasakoti pridėdamas savo vertinimą. Geriausias pavyzdys yra, vėlgi, ta pati Contribui, bet galime bet kokią kitą temą. Delfi pasidaro puikų tekstą, parašo, paskambina akcininkam, paskambina ten kitai pusiai, paklausia prokurorų, pasako, taip, vyksta ikiteisminis tyrimas, akcininkai sako, žiūrėkit, čia yra maža problema, čia yra tiesiog paimti pinigai, pasiskolinta be leidimo ir dabar mes tiesiog tuos klausimus sprendžiame jau su teisėsaugos pagalba. Dabar kas supranta, ką reiškia pasiskolinta, pavyzdžiui, aš pats turiu 2 juridinius asmenis, uždarą akcinę bendrovę ir viešą įstaigą. Tai teoriškai galbūt tu gali tam tikrom aplinkybėm esant kažkuriam laikui pasiskolinti pinigus.
Jeigu tu juos per mokestinius metus grąžini, vėlgi čia turėtų buhalterė aiškinti tuos dalykus, arba blogiausiu atveju po to tu gali sumokėti papildomus pinigus, papildomus mokesčius, nes tu gali tik tai kaip dividendus išsimti. Tai yra smulkmena, tai yra visiškas formalumas. Bet yra visai kita istorija, jeigu tu žinai, kad tai yra bičas, kuris turi labai rimtų problemų, kuris pasiema tos pinigus iš Blue and Yellow sąskaitos, pakeičia sąskaitos prisijungimus, kad negalėtų Jonas Omanas prisijungti, kad daugiau negu mėnesį yra nepranešama nei policijai, nei visuomenėje apie padarytą nusikaltimą. Per tą mėnesį, per daugiau negu mėnesį, nes nusikaltimas padarytas gruodžio mėnesį, ikiteisminis tyrimas tik tai kovo mėnesį pradėtas, ten yra vėlgi situacija iš esmės pasikeičia, naikinami įrodymai daiktiniai, derinamos versijos ir taip toliau. Žodžiu, ateina advokatai, atsiranda skolos raštelis, įkeičia savo namą, tas Gediminas Ratkevičius advokatui, kas yra neįtikėtina, ar ne, tu paėmė, įkeiti savo namą, kad gautum paskolą, kurią padengtum savo skolą. Ir tada iš karto žmonės sako, wow, palauk, tai kas ten papasakota, galbūt ir nėra melas. Bet yra tokia tolima įvykių interpretacija, kad tai, ką pasakoja Skirmantas Malinauskas, matyt, kad yra arčiau tiesos. Ir jeigu jisai sako, kad žiūrėkite, dabar nėra nuteistas žmogus, ar ne, tai nėra vagystė, dabar tyriamas pasisavinimas, apgaulingas buhalterijos tvarkymas, bet mano vertinimu, jeigu tu paėmi be leidimo asmens, tu negali iš asmens skolintis iš jo pinigų, net jo neatsiklausęs, tai yra elementari vagystė. Jeigu aš dabar paimsiu, tau nežinant iš tavo piniginės 100 eurų ir kai tu mane pagausi, aš sakysiu, tai aš iš tęs pasiskolinau. Tai va, tai tokie dalykai. Ir visose istorijose yra viskas labai, labai panašiai. Tai šito vietoje aš pateikiu faktą, už tą faktą aš atsakau pilnai, tai teismuose turėjau aibę tokių bylų, o paskui aš pateikiu vertinimą. Ir ačiū Dievui, kad jau teismuose pradėjo atskirti teisėjai, kas yra faktas, kas yra nuomonė. Nes jie labai aiškiai sako, jeigu tu pasakei, asmo paėmė pinigus iš Blue and Yellow, tu pranešiai faktą, jeigu jis jų nepaėmė, tau šakės. Bet jeigu tu po to sakai, kad kokia čia skola, tai yra visiškai degradas, tai yra žmogus, šiukšlė, kuris tai pasielgia, tai čia jau nebėra faktas, ar ne, man reikia rodinėti, kad jis yra šiukšlė, imti šiukšlę ir ten nuotrauką įdėti jo, ir, ta prasme, tau pakanka pasakyti, ir tada jisai sako, žiūrėkit, bet čia yra žaidimas, tada teisėja arba teisėja sako, gerai, bet iš tikrųjų yra leidžiama tokiais būdais pasisakyti, jeigu tam yra pakankamas faktinis pagrindas. Ar visuomenė, sveika, normali visuomenė, gali teikti, kad asmo, kuris taip pasielgia, kalbant apie paramą Ukrainą, yra šiukšlė. Jeigu galima, reiškia, nieko nepažydė. Čia gera labai, baigiant šitą temą, geras pavyzdys buvo Ilzė Budke, rašytoja, kuri pavadino ten sadistų pragaro lervą išgamą bičą, kuris buvo anksčiau teistas, nes nusikaltėlių grupiai vogė iš automobilių, paskui tapo medžiotojų ir lupo gyvam šernui iltis. Ir tai buvo nufilmuota tam, kad šunis galėtų savo treniruoti. Ir jis buvo už tai nuteistas už žiaurų elgesį su gyvūnu ir pavadino jį ten sadistų, išsigimėlių pragaro lervą. Ir jai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tai yra, man atrodo, Utenos prokurorai pradėjo, jai areštavo turtą, jai buvo apribota galimybė išvykti ir tada jinai kreipėsi į mane ir aš sakau, pala, mes iš karto to imamės, nes čia yra visiškas absurdas. Tai pasidarėm epizodą, Karolis Rugys tapo jos advokatu, mes sakom, iš vis, net ten pagal šmeižtas baudžiamojo kodekso straipsnis, čia iš vis yra absurdas, tu gali sveikoji visuomenė nusikaltėlis, kuris elgiasi su gyvūnais, gali būti vadinamas sadistu, o jeigu net jam nepatinka, kad jis vadinamas pragaro lerva, tai čia yra civilinio ginčo klausimas, žinai. Ir tas tyrimas po kiek ten metus vyko visos tos bėdos, po mūsų pasirodymo iš karto buvo numestas. Tai ką aš noriu pasakyti, kad Ilzė Budke rašytoja, aš vlogeris, nežiūrėkite mus nei kaip į tiesos šaltinį, nei kaip į žurnalistus. Yra aiškus skirtumas, bet aš tikiu, kad aš nesu labai toli nuo tiesos ir daugeliu atveju arčiau būnu negu tiesiog dvi pusės pateiktos, pavyzdžiui, portale. Bet kaip tu jautiesi šiaip turėdamas tiek daug įtakos? Tu toks esi biški influenceris vis tiek. Ne, tai taip, bet vėlgi, tu tą įtaką naudojasi, klausimas kokiu būdu. Taip. Nes, pavyzdžiui, aš susikūriau mano akimis, gana skaidrų veikimo modelį. Tai yra, aš turiu Patreon, kuris mažėja nuosekliai ir dabar jisai pirmą kartą yra, mes turime mažiau negu 1000 patronų. Per visą laiką nuo to, net kai pradėjom pirmą mėnesį, mes jų surinkom daugiau negu 2000. Kodėl? Todėl, kad būtent blogai čia tu, sakykime, palėtai ten, nežinau, kažkokius kitokius žinomus asmenis, kurie galbūt turi daug sekėjų ir taip toliau. Žodžiu, žmonės nusisuka. Bet kartu šalia to aš turiu
VŠI, kurie remia žmonės, tai mums leidžia išsimokėti per metus atlyginimus, visą tai sudėjus, bet aš turiu labai sparčiai augantį YouTube kanalą, kuriame šiuo metu yra 162 tūkstančiai prenumeratorių vien tik tai, kurio peržiūros šiuo metu aš pasiginčičiau, kad yra turbūt didžiausios, kalbant bendrai apie tokį reguliariai pasirodantį sekmadieniais turinį, nes ten senokai jau nebuvo, kad nebūtų kokios 140 tūkstančių peržiūrų. Tai man tai leidžia sakyti, kad ten yra jokios reklamos, aš iš peržiūrų pinigų negaunu, aš tiesiog gaunu iš maksimaliai kokybiško turinio, jeigu žmonėm yra, jeigu jie mato prasmę mane paremti ir vėlgi aš nesu pateikęs, pavyzdžiui, VŠI sąskaitos viešai. Jeigu tu norėtum arba bet kas iš žiūrovų man įmesti 1000 eurų, tai būtų neįmanoma padaryti. Skaidrumas absoliutus. Maksimali suma yra labai nedidelė. Man nereikia, kad aš prisiriščiau prie kažkieno 1000. Man reikia, kad būtų 1000 žmonių, kurie man skirtų po 3 arba 6 eurus ir man arba ten gyventojų pajamų mokestį, kurį skiria valstybinė mokesčių inspekcija, ten po keliasdešimt eurų ir man atriša tai rankas. Tai va, aš susikūriau tokį modelį, o tada jau ateina viskas jo, žiūrovų pasitikėjimą iš auditorijos. Neįdomu, nežiūri. Gerai, jeigu, tarkim, taip nutiktų, kad, nežinau, nieks tavęs, tarkim, neberemtų. Nu, va, netektum to tokio skaidraus... Neturėčiau šaltinio. Gerai, ar tu tada matytum save galbūt kažkokio, nežinau, grįžtant į žurnalistiką? Yra geras klausimas. Aš kažkada turėjau tą situaciją, aš dirbau Respublikoje, išėjau iš Respublikos ir man reikėjo susirasti darbą. Ir tuo metu aš buvau, turėjau keletą pozicijų. Aš buvau vienu metu redaktoriaus pavaduotojas, aš tuo metu buvau sudalyvavęs jau tokiam realybės šou Alfa LT žurnalistiniam, aš buvau baigęs magistratūrą teisę, žodžiu, aš labai kietai jaučiausi darbo rinkoje. Tuo metu nebuvo jokios krizės. Atsiprašau, nes jaučiu, kad man kalbant jau užkimsta mano balsas. Prašau. Mes daugiau padarysim, jeigu norės. Ne, tai reikės ne dėl to, kad daugiau, bet dėl to, kad galbūt jeigu ką prašysiu kokios nors arbatos dar šiltos. Gerai. Bet ir aš tada galvojau, kad viskas bus labai gerai toj darbo rinkoje. Apskritai, kai tu netenki darbo, čia kiekvienas tai perės, tu turbūt irgi galim pasikalbėti. Nes aš sakau, yra 2 dienos, kai tu keiti darbą, kurios yra nerealios. Pirmas dalykas, paskutinė darbo diena senam darbe. Pati geriausia diena. Tu nieko neveiki tenais. Tu supranti, kad viskas, dabar prieš mane atsidaro visos galimybės. Ir kitos dienos rytas, kai tau nereikia labai keltis, anksti tu pabudai, kaip faina. Ir tada tu supranti, bet aš dabar, ypač man tuo metu situacija, yra įsipareigojimai, būsto paskola ir taip toliau. Paskolų mes turim, bet neturim santaupų. Tai reiškia, reikia kažką daryti. Bet aš pilnas optimizmo, ta prasme, pasižiūriu, kas čia kur, nežinau, ten ieško online, nueini į darbo skelbimų portalus, kas ieško žurnalisto arba su komunikacija dirbančio žmogaus. Ir aš žiūriu, ten gal 20 pozicijų, aš išsiunčiu visur, ir maždaug jau žmonai sakau, žiūrėk čia, išsiunčiau ten ir ten, aš dabar galvoju, dar turbūt mano žmona buvo tik tai mano draugė, gal jau ir buvo žmona. Ir sakau, tai čia 20 pozicijų, tai tikrai kažkas atrašys. Tyla. Praeina savaitę. Ir tada visi puikiai supranta, ten siunti, iš pradžių siuntėjai ten, kur nori, tada siunti apskritai, kur tinka, paskui siunti visur. Aš netgi, man atrodo, buvau išsiuntęs CV, aš galvoju, jeigu aš nieko nerasiu, tai aš bent jau laikinai padirbsiu Maksimos kasininku. Ir tai yra tiesa. Ir jeigu mane būtų pakvietę, sako, davai atsisėsk į kasą, aš būčiau visai normaliai padirbėjęs. Bet žinai, aš šitą turiu, nes aš šiaip dažnai išeinu iš darbo, tipo, ne tai, kad išeinu į kitą darbą, bet į niekur išeinu. Man taip yra ramiau, kad aš, sakau, palisėsiu ten porą mėnesių, eisiu kažkur dirbti ir visą laiką, ir manęs draugai, žinai, ar kažkas klausinė, sako, tai tu nebijai, taigi čia taip baisu. Ir man atrodo, taigi čia taip fainai, nes tu turi daug laisvės ir, blogiausiu atveju, nueisi tiesiog į kitą kažkokį, gal ten mažiau kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir tu, tipo... Kiek tu turi įsipareigojimų? Tu turi šeimą? Ne. Tai tau... Neturiu kažko. Vaikų neturi, ar ne? Taip. Būsto paskolos. Tai ta prasme, iš esmės tavo poreikis apsiriboja, kad, blogiausiu atveju, jeigu aš turėsiu 100 eurų mėnesiui, aš nusipirksiu, nežinau, dabar grikių arba ryžių, ar ne? Ten, ta prasme, galbūt apsiribosiu nueiti kažkokius barus ir panašiai. Tai visai kitas dalykas. Ir aš kažkurio metu tikrai pavydėjau žmonėm, kurie labai sugeba tuos dalykus, nes tai yra laimės receptas. Iš tikrųjų, kuo tu turi daugiau įsipareigojimų, tai tuo yra problematiškiau, nes aš visą laiką sakau, pavyzdžiui, man didžiausia gyvenimo prasmė yra dabar vaikai, bet lygiai taip pat aš suprantu, kad tai yra
Tai yra didžiausia našta, atsakomybė ir kas tik tai nori, nes jo, kaip visą tai keičiasi ir ką daryti, kai tu turi 2 vaikus ir mes gyvenom vieno kambariu. Žodžiu, tai yra visi tą puikiai supranta ir man 43, tai žodžiu, galvos skausmas. Bet dabar jau ten paaugliai vaikai, ar ne, to bus jau link pilnametystės, vyriausiai 16, va dabar atgajos stovyklai kaip tik, bet ką aš bandau pasakyti, kad tada atsiranda bėdos, jeigu tu staiga supranti, kad tu, pavyzdžiui, negalėsi tų žmonių išlaikyti, nes man pačiam yra, mano žmona yra dirbanti, aš neišlaikau savo šeimos, bet aš turiu galvoje, kad man pačiam yra dzin. Net jeigu taip atsitiktų, kad aš neturėčiau pinigų, aš labai didelio streso nejaučiu, bet mano šeima labai stipriai tai jaustų. Ir prasideda reikalai. Ir aš už tai, sakykime taip, labai, va tokioje situacijoje, aš visą laiką dirbau samdomą darbą, tokioje situacijoje man būt namie ir ieškoti darbo, atrodo, kad aš tiesiog elgiuosi labai egoistiškai. Tai aš, pavyzdžiui, labai suprantu moteris arba vyrus, jeigu, sakykime, antra pusė netenka darbo, įsitaiso ant sofos ir sako, žiūrėkit, aš dabar pailsėsiu ir taip toliau, arba aš ten kažkokią pašalpą gaunu, ten, gerai, ne pašalpą, tai vadinasi, ten kažkokią, žinai, pagalbą iš valstybės, iš užimtumo tarnybos. Žodžiu, visi šitie dalykai mes čia taip labai išsiplėtėm, bet kokia yra mintis, kad tų rizikų yra labai labai daug. Tai vat, kai mes kalbam apie tai, pavyzdžiui, ką aš daryčiau, jeigu nebeliktų rėmėjų, aš tą savo esu labai lengvai atsakęs. Aš atsidurčiau lygiai tokioje pačioje situacijoje, kurio jau buvau daug kartų ir aš tiesiog grįžčiau prie to, kad kam dabar manęs reikia ir jeigu staiga atsirastų geras pasiūlymas, pavyzdžiui, išėjęs iš vyriausybės, aš iš karto gavau keletą labai gerų pasiūlymų. Ir mano žmona sakė, tu eik tenai, ta prasme, tu gauni atlyginimą. Saugiai dirbti normaliai. Taip, o aš sakau, ne, aš darysiu YouTube kanalą, jis sako, su ten keliais šimtais prenumeratorių, tu išprotėjai. Aš sakau, tu palauk, tu pamatysi, aš jaučiu, kad tikrai čia galima kažką padaryti. Tai tu priemi tą riziką, žinai, ir tau pavyko. O galbūt, pavyzdžiui, dabar aš šiaip mąstau, kad yra šiaip pasaulis pasikeitęs. Pavyzdžiui, ką aš dabar daryčiau, tai yra, aš žiūriu, pavyzdžiui, į įvairias platformas pasaulinės, kur dirba freelanceriai. Ir plus tu dar turi visus dabar neurotinklų dirbtinio intelekto įrankius. Tu įsivaizduoji, ką reiškia freelanceris, kuris gerai valdo dirbtinio intelekto įrankis, kuris turi, pavyzdžiui, pranašumą, nežinau, programuojant, iliustruojant, kuriant muziką ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jeigu jisai pakankamai gerai varo, tu gali už labai nebrangiai parduoti labai kokybišką produktą ir tai daryti labai, pavyzdžiui, jeigu taip atsitiktų, kad aš matyčiau, kad viskas, nebėra čia galimybė toliau išsilaikyti, galbūt aš nerčiau į tuos dalykus, nebūtinai eičiau dirbti žurnalistu. Ok, tai žodžiu, tu toks atviras, žinai, galimybėms, sakykime, ir atviras kaip ir bet kam. Bet aš nemanau, aišku, kad tau čia pasibaigs daryti karjerą, ypač kai kiekvieną kartą, žinai, randi vis tokių temų. Ir va, čia klausimas yra galbūt apie tavo šaltinius. Aš aišku neklausiu, kas tie šaltiniai ir taip toliau. Bet ar tiesiog tau žmonės parašo kažkokią, turiu įdomią istoriją ir panašiai kreipiasi, ar tai yra kažkokie tavo bičiuliai, ar tu pats galbūt ieškai tų istorijų, ar kaip susirandi, žinai, tas ypač tokias didelės istorijas. Aš turiu temų daugiau negu aš turiu temų tiek daugiau negu aš jų galiu padaryti, kad tai yra maždaug, nežinau, koks tas santykis būtų, turbūt 10 prie 1. Tai aš darbo turėsiu 10 pasiūlytų, bet, tos temos yra labai skirtingos svorio, bet, pavyzdžiui, dabar, irgi aš darau tą epizodą, aš įdėsiu tą epizodą apie Contribui, bet net ir tame epizode, kuriame prieš tai aš parodžiau pirmą Contribui istoriją, ir net ten mes kalbėjomės apie lietuvį buvusį policijos pareigūną, kuris kariavo Rusijoje. Dabar bus dar 2 temos šalia to. Aš tiesiog turiu suspausti ten 3 temas į vieną temą, į vieną epizodą, kad aš galėčiau visus spėti. O kas atsitiko? Atsitiko irgi labai įdomus dalykas, nes žmonės pamatė, kad atsirado aikštelė, kurioje tu gali gana lengvai patekti, be jokių pinigų, be jokių ten politinių dar dalykų ar kažkas. Tiesiog, jeigu jie man parašo, jeigu tema yra labai gera, sakau, gavau temą, ten buvo kokia nors vidaus reikalų ministerija, Pušino tas skandalas, Agnė Bilotaitė ir jos patarėja. Man susiuntė juodom balto, aš matau, kad taip yra, viskas darau. Kilo skandalas, ten kažkas vėl, ten išėjo kažkiek rėmėjų ir taip toliau. Man buvo ten kokios nors temos, kurios susijusios, sakau, su žmonėmis, kurie yra tokie labai dideli autoritetai, neliečiami ir taip toliau, bet jeigu aš matau, kad tai yra kažkokie įrodymai ir taip toliau, aš tai darau, ar ne? Ten, pavyzdžiui, ta pati Šviniaus tema, kuri buvo labai didelė, vėlgi visiškai atsitiktinai pasiūlyta tema ir aš galvoju, sakau, turėtų būti labai apie tai daug padaryti ir aš matau, kad jokios informacijos nėra, nes žmogus masiškai puola žurnalistus, kurie tai daro, jie bijo eiti į teismus, jie tai visą tai trina, aš vietoj to, kad gerai, ten galbūt išėjo kokie 4 ar 3 epizodai, tada jis mane užsipuola ir tada jau čia yra mano charakteris, gerai, tada mes galime eiti, čia jau principo reikalas, galiu ir viską palikti, bet aš tavęs taip nepaleisiu ir aš jam pralaimiu antros instancijos teisme, prieš tai tiek kartų laimėjęs, paskui laimiu. Žodžiu, bet aš suprantu, kad tai yra, temų netrūksta,
ta prasme, aš suprantu, kad tas temas dar reikia ir padaryti pakankamai kokybiškai. Taip. Esu padaręs ir klaidų, per gyvenimą vienas yra epizodas ištrintas, niekas manęs neprašė jo trinti, niekas teismis negrasino, pamačiau savo klaidą, jį ištryniau. Ten, kur man buvo grasinama, su Uspaskichu buvau teismuose ir taip toliau, nei vienas epizodas neištrintas, viskas laimėta. Gerai, kaip tu reagavai, kai ta istorija tokia, sakyčiau, visiškai... Na, ne tai, kad nerimta, bet mažiau politinė, tai yra apie trenerį, kuris ten, žodžiu, ėmė pinigus iš moterų ir taip toliau. Kaip tu reagavai, kai ji pasidarė tokia pop kultūros dalimi, ten memus kūrė žmonės, ten, žodžiu, Rolandas padarė tos nepatogius pasikalbėjimus ir taip toliau. Ar tu tikėjai, kad bus toks burbulas iš to? Tai aš net nebijau, kad bus tema populiari, bet man tai dėl to nieko nėra, jokio kažkokio didelio pliuso. Ta prasme, kad tu suprastum, ne, aš turiu aibę temų, kurios 100% būtų populiarios. Tu atsidarytum Gerai, pasakyk, mama, močiutė. Pavyzdžiui, aš turiu temą, pavyzdžiui, man yra siūloma konkreti tema. Yra moteris ir jinai man rašo, sako, mes gyvenam kartu su vyru, žodžiu, ir taip toliau. Ir mes, reiškia, dabar esame įdomiam teismo procese, nes, na, kaip kiekvienas vyras su moterim, gerai, pas mane tos tradicijos nėra šeimoje, nežinau kaip pas tave, žmonės vis tiek bendrauja, pavyzdžiui, intimiai ir telefonu ir siunčia vienas kitam nuotraukas intimės, ar ne, tas vadinamas sekstinimasis. Ir ten galbūt kažkur komandiruoti, būna galbūt atstumą ir taip toliau. Ir, žodžiu, istorija yra tokia, vyras prisiunčia labai pikantiškų nuotraukų. Tokių pikantiškų, kad aš net nepasakosiu, nes YouTube'as užblokuos. Ar tu matei tas nuotraukas? Ne, bet aš net nesėmiau šitos temos, bet aš ką noriu pasakyti. Ir tai yra, kodėl, tai yra teisme jau atsidūręs dalykas. Bet po kažkiek tai laiko, kai būna santuoka suyra. Ir moteris, žodžiu, sulaukė ieškinio iš savo vyro, nes paaiškėja, kad ta moteris, kadangi susipyko su savo vyru, dalį tų nuotraukų, galbūt, nežinau dėl kokių priežasčių, kas ten atsitiko, nepaviešino, bet nusiuntė savo draugiai. Tiesiog, vat kaip aš, žinai... Kaip ir paviešino. Nu, jo, bet tai yra vienas, žinai, įsivaizduok, kalbamės, koks jis ten buvo, pažiūrėkit, jis ten vos ne kažkoks ten iškrypėlis, man dar tokius dalykus siunčia, nu ir nusiunčia, žinai. Vyras, kadangi apie tai sužino, galbūt ta draugė kažką užsimena, viskas. Teismo procesas, pornografijos platinimas, moteris sako, man baudžiakas gresia, ta prasme, gal tu gali padėti. Aš perskaičiu šitą istoriją, aš nesivėliau net į diskusiją, nes aš suprantu, ar tu manai, kad šitą istoriją nesulauktų milijono klikų? Oi, sulauktų. Bet aš jos net nesijėmiau dėl to, kad aš suprantu, kad nors aš ją galiu visiškai normaliai padaryti, tai yra teismo procesas, tai yra teismo medžiaga, ten galima viską supasakoti. Šiaip yra tokia gera diskusija, kažkokia edukacija, galbūt ko nereikėtų daryti žmonėms. Jo, bet aš iškart suprantu, kad du privatus asmenys, ten šeimos reikalai, bus, tai jau toks labai, tu atsiduri bulvaro, žinai. Jo, bet, pavyzdžiui, Žižkaus istorija visiškai nieko panašaus. Tai yra, ateina moteris, yra kelios moteris, yra finansiniai turtiniai klausimai, yra aiškus neprofesionalumas ir profesinės etikos pažeidimas, yra bičas, kuris naudojasi savo darbu iš esmės, kad, kaip sakant, viliotų moteris ir paskui iš jų turėtų finansinę naudą. Tai ten visais lygiais yra problemos. Aišku, aš suprantu, kad reikia labai diskusijos, tai ta diskusija paskui išrutilioja, kad ten pačios kaltos ir taip toliau. Čia be galo be krašto, ar ne? Bet šitoje vietoje aš apie tai net nemastau. Kadangi man viskas atnešta, aš atėjusi į Ievai sakau, žiūrėk, man tas pasakojimas yra savaime įdomus, bet aš jo tikrai nesimsiu. Nebent tu turi, man atneši visus įrodymus, jinai man atneša visus įrodymus, viskas, padarau epizodą, jisai šauna, tai lygiai taip pat kaip paskui epizodas apie kitą ten tą patį Tindelis Vindrel, kur ten 11 kartų teistas ir lygiai taip pat mobilius telefonus, žinai, aš čia dirbau telekomunikacijų bendrovėse, čia galiu jums padėti ir taip toliau. Šiaip kartais ten ta istorija kartais rodo, kaip gali būti toks naivus, bet aš 100% garantuoju, kad sakau, 99% iš tų klausančių, kurie sako, kaip gali būti toks naivus, jie atsidūrė galbūt ne tokioje, bet kitokioje situacijoje apsigautų, nes ten, ta prasme, atsiranda šalia žmogus ir taip toliau. Nu, labai sudė, pavyzdžiui, aš čia atėjau ar ne į podcastą, aš nežinau, gal čia kažkoks prankas, o gal tu mane apgaudinėjai, o gal tu kažką išviliosi. Ne, mes tokios esam situacijose visi, kur mes vis tiek esam kažkur linkę pasitikėti. Ypač, pavyzdžiui, jeigu tu su žmogum, ta prasme, jeigu tu nepajauti pavojus iš karto, ar ne, tu susipažinai, jeigu tu esi vienišas, dar tas emocinis ryšys, žinai, tu man patikai, aš tau patikau, mes kažkur nuėjom, kažkas užsimezgė, viskas, aš jau nuleidau savo saugumo barjerą, aš jau dabar noriu tavim tikėti ir tau labai, o ypač jeigu tu tą profesionaliai darai, tai čia, žinai. Ok, tai kalbant apie žmonės ir kad į tave kreips ir taip toliau, aš turiu tokią rubrikėlę Liaudės balsas, kur žmonės uždavinėja klausimus svečiam. Tai turiu tau keletą klausimų, atsakysi. Kaip ir minėjau prieš laidą, tu sakai, manęs gali visko klausinėti ir nepatogių klausimų. Kuo sudėtingesnių klausimų. Nebus labai sudėtingesnių, bet, nu taip, žinai, pažiūrės.
tikiuosi, kad bus kuo sudėtingesni ir piktesni, aš labai tokius klausimus mėgstu. Gerai. Mėgsti pasiginčyti, nes toks žmogus, kur gali taip padiskutuoti, žodžiu, apginti savo nuomonę. Tai pradėsiu iš tikrųjų nuo labai tokio faino pasakymo, čia net neklausimas. Garbinčius fotografį tau rašo Skirmantai pirmyn ir toliau. Čia nėra, čia yra pseudonimas, tu pati parašai šitą komentarą. Ne, čia yra žmonės, kur rašo. Toliau, jau prasideda tie tokie labiau intriguojantis klausimai. 2 bus vienodi, bet paskaitysiu. Deividas Zaveckis klausė, kodėl agitavote už Janutienę, ir Paulius Ambrazevičius, kurį turbūt žinai, nežinau, gal pažįsti asmeniškai. Irgi rašo, biškį ilgesnis mano klausimas. Ar kartais vidury nakties pabunda išpiltas prakaito ir atsimena, kaip viešai endorsino Janutienę Seimo rinkimuose Joniškio apygardoje? Ar gali žurnalistas išeiti dirbti pas politiką ir grįžti lyg niekur nieko? Na, čia tokie 2 klausimai, bet kas su ta Janutienė? Jo, labai 2 paprasti klausimai, gal nuo antro pradėsiu. Tai aš negrįžau į žurnalistiką, aš grįžau į vloginimą, tai šiuo atveju tai, kad aš buvau premjero patarėjas, yra mano kaip vlogerio dalis. Kažkas, pavyzdžiui, kas nori mano kokių nors politinių įžvalgų, jie supranta, kad aš buvau politiniai komandai ir kažkuria prasme savo informaciją, savo įspūdžius susidariau dirbdamas Skvernelio vyriausybėje, ar ne? Tai jeigu aš būčiau, pavyzdžiui, žurnalistas, kuris kalbintų kitus ir būčiau ten visiškai objektyvus, tai būtų galima sakyti, bet aš tokių žurnalistų irgi galiu daug pavyzdžių duoti, pavyzdžiui, Nemira Pumprickaitė, jinai buvo Algirdo Brazausko patarėja ir panašiai. Patarėjas yra truputį kitas dalykas ir labai daug žurnalistų yra išėję, būtų galima vardinti žurnalistų. Taip, dirba daug su komunikacija ir taip toliau politika. Jo, tai čia... Bet aspektas teisingas. O dėl Janutienės yra labai paprastas dalykas. Būtent žmonės galvoja, kad tai yra kalba apie kažkokią Janutienę, kaip žinai, atskira situacija, kad aš esu ten super didelis Janutienės fanas. Aš tuo metu dirbu patarėju, pas Janutienę aš vaikštau, aš pažįstu ją, viskas gerai, bet Janutienė kandidatuoja Jonavoje ar tai Joniškė, dabar neprisimenu, ir jinai išeina į antrą turą su socialdemokratu. Joniškė, taip. Jinai yra remiama Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos kandidatas į premjerus ir premjeras yra Saulius Skvernelis. Tai mes turime labai paprastą politinę matematiką. Mes galim turėti +1 balsą prie savo daugumos, arba mes galim turėti +1 balsą prie opozicijos. Opozicionierius yra pats buvęs Valstiečių ir Žaliųjų sąjungo anksčiau, pakeitęs paskui stovyklas, visiškai senas toksai seno raugo, žinai, nesakysiu komunistas, bet man jokios simpatijos nekeliantis. Tai šitoje vietoje visiškai akivaizdu, aiškus tas politinis išskaičiavimas, kad tu visada agituosi už žmogų, kuris ateis ir vyriausybės darbą padarys lengvesnį, balsuos už biudžetą. Gerai, bet tarkim, jeigu tu galbūt nesutinki su to žmogaus kažkokiam vertybėm ir panašiai, ar nebūtų paprašiau tiesiog patylėti ir nepasisakyti iš vis to klausimo, jeigu tavo abudu, pavyzdžiui, tie kandidatai gal nelabai, nors tai yra tavo partijos interesai? Tai aš pradėkime nuo to, kad nebuvau niekada jokia partija, bet svarbu. Kai tu dirbi premjero komandai, tu nežiūri ar patylėti ar nepatylėti. Šiuo atveju yra kandidatas, kuriam reikalingas yra Sauliaus Skvernelio endorsementas, ar ne, ir šiuo atveju ir mano endorsementas. Tai yra, tokia reklama. Ir būtent todėl, kad aš esu toje pozicijoje, tas toks paskatinimas ir parama buvo suteikta. Tai yra, šitoje vietoje, čia dėl ko man ir dėl ko, kai aš kalbu apie politiką, dėl ko aš taip, žinai, visada esu atsargus. Dėl to, kad, pavyzdžiui, dabar koks nors yra Vyšniausko skandalas, arba, pavyzdžiui, dabar čia visi tas toks burbulas apie Gabrieliaus Landsbergio vilą, tai tu pabandyk įsivaizduoti, ar ne, išeina koks nors konservatorius ir sako, blemba, aš tikrai manau, kad šitie asmenys ten yra kažkokie nusipelnę, kažko ten nepritariu, ar ne, juos reikėtų iš partijos šalinti ir taip toliau. Tai akivaizdu, kad jis greičiausiai būtų pats šalinamas iš partijos, dėl to, kad yra tam tikra subordinacija, dėl to, kad tu esi tam tikroje politinėje stovykloje, tu turi valdančią daugumą, tu esi paskiręs ministrus, tai yra labai sudėtingi procesai, tu tokiu būdu sukelsi skandalą ir tokiu atveju yra labai daug buvę. Tai šitoje vietoje mano motivacija yra visiškai paprasta. Tai yra, kad tai yra elementari politika, bet aš sutinku, tuo metu aš esu politiniai pozicijų, aš nesu nei žurnalistas, nei vlogeris, nei dar kažkas. Aš esu tarkuojamas visų, nuo ten mokytojų streikų ir panašiai, iki ten kokių nors idėjų, pavyzdžiui, konkuruoti su didžiaisiais prekybos tinklais, paremiant ten ūkininkus per taip vadinamus čekius, mes tai vadinam voucheriais, ten kyla didžiuliai skandalai. Tai tokių istorijų buvo labai daug, jas galima prisiminti, bet tai yra buvimo politikoje dalis. Nes, pavyzdžiui, niekas neprisimins, aš net nenoriu to sakyti, čia dabar apie politiką kalba, niekada gyvenime neįsiu į politiką. Tai yra, ne dėl to, kad man buvo ten šlikštų, baisu ir taip toliau, tiesiog tai yra visiškai specifinis žaidimas, apie kurį mes dabar kalbam, bet, pavyzdžiui, niekas dabar nekalbės, kad žiūrėkit, pavyzdžiui, ten prie jūsų buvo kokie nors vaiko pinigai įvesti ir dabar kiekviena mama ir tėtis gauna ten pinigų, kurių tikrai negauta, arba buvo padaryti kažkokie kiti labai geri dalykai. Tai šitoje vietoje tie
arba, pavyzdžiui, kad su Skverneliu atėjo, pavyzdžiui, vyriausybė Rokas Masiulis, ar ne? Arba tenai buvo kokių nors tikrai stiprių žmonių aplinky patarėjų komandoje, ar ne? Bet dabar visi sako, žiūrėk, tas epizodas su Janutiene, jis tave apibūdina. Kitas epizodas... Tai čia labai įsimenantis dalykai, nes kitas epizodas, kuris man, ir tai yra, aš neturiu priekaištų, tai yra tiesa, tai yra... Aš paaiškinau kontekstą. Tas kitas epizodas, kuris mane irgi visą laiką lydės, sakys, tu kalbi, pavyzdžiui, apie kitų skaidrumą. Premjero kelias, ar ne? Vat, išasfaltavo gatvę. ir aš, pavyzdžiui, tikrai tuo metu dirbu vyriausybėje, aš gana greit po to pastraukiu, bet aš nežinau, tai yra mes nesužinom, niekaip nesuvaikštą informaciją dėl to sprendimo, kuris yra priiminėjamas. Ir aš einu pas premjerą ir aš suprantu, kad premjeras bent jau pradžioje nežino to skandalo, ar ne? Kas atsitinka? Tai yra susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius. Aš taip įsivaizduoju iki šiol, kad jisai, matyt, nusprendžia įteikti dovaną, ar ne, premjerui, kabutėse, kad žiūrėkit, kadangi sprendžiama dėl gatvės asfaltavimo, mes tvarkysim šitą gatvę. Kur atsitinka didžiausia problema, kad premjeras gali sakyti, žiūrėkite, ne, viską iššaudom, viską dabar, čia yra nesąmonė. Bet jisai, matyt, supranta, kad dabar čia mane puola, vis tiek jau aš nudegiau, vis tiek jau dabar pradėsiu teisintis, nieko nepasikeis. Tada jisai sako, žiūrėkit, nepulkit čia mano ministro, jis čia gerai viską padarė. Ir aš suprantu, kad tada jau mano toliau, gynyba premjero yra visiškai tuščia, nes aš suprantu, kad tu jau įsivėlė į tą skandalą, padarai tokius pareiškimus, viskas. Bet tuo metu aš, pavyzdžiui, kaip patarėjas, nesužiūrėjau, nes labai dažnai, jeigu būna probleminiai klausimai, kurie gali sukelti skandalus, iš kanceliarijos kažkas vis tiek ateina ir pasako, ar ne, kad žiūrėkit, čia gali būti reikalai ir suvaikšto tokie dalykai. Bet aš sakau, būdamas komandai, tu prisėmi už kitų nuopelnus, aš iš to kelio nieko neturiu, ta prasme, gali pasižiūrėti, mane ten klausė, vertino, žiūrėjo ir taip toliau, pažiūrėkit mano darbą. Niekada neturėjau jokių dalykų, bet išėjau su tais, arba, pavyzdžiui, dabar daug kas galvoja, kad kad aš čia kažkokioje politinėje partijoje, tai visų tų dalykų nėra, bet jie yra mano biografijai ir aš nuo jų nebėgu. Tai yra, tai yra iš tiesų faktas, tai yra tiesa, kad aš paremiau kažkada Rūtą Janutienę rinkimuose į Seimą, nes tai buvo politiškai naudinga. O ką tu dabar manai apie Janutienę? Aš esu Janutienę užblokavęs, nes vėl čia yra labai paprastas dalykas, kad kai tik aš tapau vlogeriu, tai Janutienė pasikvietė Ugnių Kiguolį ir ten padarė apie mane epizodą, mane ten suvarė ir taip toliau. Aš supratau, kad vėlgi čia yra tokie dalykai, kur, taip sakant, čia nieko asmeniško nėra. Jis nėra mano jokia asmeninė draugė ar kažkas. Tai, pavyzdžiui, tu ją kažkada parėmė, jinai puikiai suprato, kad tai buvo padaryta dėl to, kad buvo toks politinis kontekstas. Dabar jinai staiga mato, kad jie yra naudingiau, jos auditorija laukia, kad jinai čia mane užsipuls. Tai aš su jie niekaip nebendrauju, ta prasme, aš nevertinu, kad yra žurnalistė. Aš suprantu, kad ten yra žiauriai daug melo, aš suprantu, kad jinai pasirinko dabar tą pusę, kad pasikvieskim tokius labai marginalius, keistus veikėjus. Plus aš matau, kad jinai tikrai žaidžia savo įdomius žaidimus. Pavyzdžiui, vienu metu jinai pasakoja, kaip ten Igną Vėgėlę labai kvies kandidatuoti ir ten bus vėliavnešėjos, štabo. Paskui tą patį Igną Vėgėlę ten sumaišo su žemėmis ir pasavai tiesiog net ir pasikvietusi, kur ten netgi jinai dalį dalykų sako neteisingai. Ignas Vėgėlė sėdė apšalęs ir aš matau, tai yra tokie žaidimėliai, kuriuose aš nelabai noriu dalyvauti. Tai šitoje vietoje man yra žymiai paprasčiau, sakykime, aš pats esu daręs ten ir apie Igną Vėgėlę ir taip toliau, bet pas mane viskas yra pakankamai nuoseklu. Tai yra, jeigu aš matau, kad žmogus, jeigu aš dekonstruoju kažkokį jo melą, kažkokius netikslumus, tai aš tą ir padarau, ar ne? Ir paskui nebus taip, kad aš staiga sakysiu, aš pakeičiau nuomonę, dabar, įsivaizduokit, aš dabar padaryčiau, žiūrėkite, ten Arūnas Pukelis Švinius, šiaip geras verslininkas, aš su juo pabendravęs asmeniškai, nežinau, Palangoje praleidęs savaitgalį, dabar pakeičiau savo nuomonę ir panašiai. Tai ką jūs apie mane galvotumėt? O tenai tas yra visiškai savaime suprantama, žmonėm tų intrigų reikia, dar jie tarpusavį daug mušasi. Ir čia yra, ir mano pusė irgi yra daug aš nesu nei vieno žmogaus komandai, tai man ar Janutienė, ar bet kas kitas, Andrius Tapinas ar panašiai, man jokio skirtumo. Jeigu aš turiu informaciją, aš tą informaciją pasidalinsiu, apie Janutienę man net mažiau įdomiau kalbėti, nes visi apie ją yra daug kartų kalbėję. O šiaip su Tapinu jūs susipykę dabar? Ar jūs nesam kolegos bičiuliai? Mes niekada nebuvom su Andriumi Tapinu draugai. Čia irgi yra įdomi tema, nenoriu plėstis, dažnai savo kanale apie tai kalbu, nes daug dislaikų to sulauksi po video, bet pati mintis yra paprasta, kad aš niekada gyvenime su Andriumi Tapinu mes nebuvome draugai, ar ne, buvo žmogus, kai aš dirbau vyriausybėje, kuris sakė, kad aš niekur darbo nesusirasiu, jisai buvo teisus, man teko susikurti darbo vietą, nors aišku ir pasiūlymų turėjau daug. Bet mintis yra kokia, jisai mane kažkada kvietė
Kai tik aš pradėjau, kai tas kanalas pradėjo augti, kai jis pasidarė didesnis ir rimtesnis, jis mane pradėjo kviesti Laisvės televiziją. Ir aš pamačiau šį patį principą, pačią ekosistemą. Tai yra, kad labai daug žmonių, pavyzdžiui, išėjo iš 15 minučių mano buvę kolegos Dovydas ir Birutė, jie atėjo į Laisvės televiziją. Šarūnas Černiauskas, su kuriuo aš dirbau, jisai dirbo su Laisvės televizija. Kai atėjo Birutė ir Dovydas, kaip suprantu, jų prašymų buvo nutrauktas bendradarbiavimas Šarūno ir Andriaus Tapino. Tada jie išėjo, ar ne, vėl ten įdomios peripetijos, ar ne, tada vėl atėjo Šarūnas. Tai yra, bet, ten nežinau, mano, irgi mes padėjome ir teismuose ir panašiai, kai kreipėsi pagalbos Paulius Mikolaitis, Paul Demiko, ar ne, daug žmonių, kurie pas tave buvo, ar ne, Mantas Bartuševičius, yra žmonės, kurie šiaip ar taip, jie atsiduria Laisvės televizijos kažkokiuose projektuose ir taip toliau. Ir aš matau, kad tai yra labai didelė grupė, kurioje, jeigu kažkas netyčia atsitinka tokio, kas, pavyzdžiui, tam pačiam Andriui Tapinui garbės nedaro, nebus niekas, kas apie tai kalbės, nes tu užkabini aibę žmonių. Ir, pavyzdžiui, tas mūsų pirmas toks rimtesnis susikirtimas buvo dėl Viados, dėl to, kai Andrius Tapinas ištrinė tą tyrimą. Kadangi jo nėra čia, nėra ką apie tai daug kalbėti, bet tada aš staiga matau, kaip iš manęs išeidinėja žmonės, nes tiesiog aš esu puolamas ir sakoma, žiūrėk, čia tu kažkokie tavo, žinai, asmeniškumai ir taip toliau. Dabar lygiai taip pat. Tai man šitoje vietoje, ką aš sakau, kas išeina, tas išeina, aš nesustabdysiu, bet šitoje vietoje aš nedarau jokių skirčių, aš nenuėjau, labai džiaugiuosi tą komandą ir aš dar daugiau pasakysiu. Man atrodo, kad tai yra, šiandien mes matom labai keistą situaciją, nes ta sistema, tokia ekosistema, kuri buvo, ar ne, kaip, pavyzdžiui, yra vienas didelis YouTube kanalas ir yra vienas didelis kūrėjas, kuris vien iš gyventojų pajamų mokesčio gauna daugiau negu 300 000, jo VŠI, kuris šiaip yra nepelno siekiant, ar ne, jos pelnas yra, nežinau, 80 000 per metus ir taip toliau, jisai tampa labai dideliu, aplinkui yra labai daug žmonių ir tie žmonės pradeda nuo jo priklausyti. Tai iš vienos pusės atrodo labai gerai, o iš kitos pusės, pavyzdžiui, galbūt būtų faina, jeigu žmonės būtų žymiai labiau nepriklausomi, remiami tiesiogiai savo auditorijos arba galėtų kažkaip prieiti prie tų pinigų ir mes turėtume šiek tiek kitą situaciją, kai nebūtų... Jo, bet čia tokia ideali situacija, žinai, kur sunku tarsi tai pasiekti. Bet, tai mano pavyzdys yra, kad tą gali pasiekti, bet kai kuriais atvejais tai net nėra sunku. Gerai, pavyzdžiui, tavo šito podcasto atveju, aš nežinau, ar jeigu tau, galbūt, nežinau, čia toks atviras klausimas, bet, pavyzdžiui, jeigu tau pasiūlytų kažkas tą podcastą jungti į kažkokį kitą kanalą, rodyti tame kanale, o tu gautum 1000 eurų už laidą. Ne. Tai ne. O aš žinau, kad, pavyzdžiui, yra labai dideli jeigu kūrėjai. Jeigu domina, daugiau siūlykit. Ne, aš žinau, kad yra dideli kūrėjai, kurie laisvai tą patį galėtų galbūt ir patys uždirbti, bet, ta prasme, tau atsiranda tam tikras stabilumas, tu gauni iš karto daug akių, tau nereikia labai stipriai stengtis ir iš tavęs atsiranda toks rimtas stogas su didelė piniginė ir taip toliau, bet kažkuriuo metu, jeigu tas stogas staiga pasirodo, kad ten yra su to stogu rimtų bėdų, tu staiga atsiduri situaciją, kad tu nelabai gali apie tai kažką pasakyti, nes tu priklausai nuo jo. Jo, tai tas yra, kad, tu klausi, ar ne, aš ten nyčiau, tai aš dėl to ir kaip aš šiaip turėjau pažįstamų, kas daro YouTube dalykus, aš galėjau sakyti, aš turiu idėją, gal aš atinu pas jūs į kanalą, tarkim. Bet aš irgi ėjau tuo, tarkim, sunkesniu keliu dėl to, kad tai yra laisvė. Aš būsiu atsakinga už tai, kad aš nesąmonį, žinai, pridirbau. Tai yra pats didžiausias dalykas. Ir, tai smagu, aišku, sakau, čia nėra, kad aš ten kažką labai uždirbu ir taip toliau, bet, žinai, bent jau aš galiu ramiai, kaip sakant, miegoti. Yra daug, pavyzdžiui, vienas dalykas irgi detalė, gerai, tuoj kalbėsime apie lengvesnius, bet, pavyzdžiui, vienas dalykų, iš ko tu gauni pinigus. Aš niekada nepardavinėjau reklamas, bet aš matau labai daug draugų, pažįstamų, čia yra nieko blogo, bet įsivaizduok, kiek tu turi galvos skausmo. Nes pirmiausia... Bet aš darau reklamas. Bet įsivaizduok, gerai, tu man papasakos, bet, pavyzdžiui, įsivaizduok man, jeigu reikėtų daryti. Reiškia, aš jau turiu žiūrėti, kad tai nebūtų per aštru ir tai nebūtų, nes dabar įsivaizduok, aš atsiduriu kare su kažkuo, su kokiu nors dideliu YouTube kanalu ir muilas ten kažkoks, tai žinai, Ryto Rasa mane reklamuoja. Ir tada visa chebra sako, žiūrėk, lengvas taikinys, jeigu norite, žinai, remti šitą, kuris čia dabar, gerai, nenoriu čia tų organizacijų vardinti ir taip. Taip, bet aš suprantu tavo, tai tau ir svarbu būti nepriklausomam, žinai, aš tai tokia, siek darau tą pramoginį turinį, jo kartais čia rimčiau pašneki, kartais ne, tai viskas sakė dėl tų reklamų, žinai, čia, žodžiu, bet grįžtam prie tų, žinai, žiūrovų klausimų, čia tas laikas lekia, tu esi žiauriai šnekus žmogus, šiaip, aš įsivaizduoju, kaip tu, kai filmuojasi, žinai, tu daug šiaip karpai medžiagos? Labai daug. Tai žmonės galvoja, kad tas valandos epizodas, tai aš
daug kalbų ir paskui labai daug išmetinėjau. Nu tai va, nes aš matau, kad tu turi tą iškalbą, tą dovaną, sakykime, tą talentą. Nu, ačiū. Toliau, Eglė Vaičiulytė klausė, koks jis buvo vaikystėje, iš kur tas toks noras gilintis į istoriją. Šiaip storytellingas apskritai yra svarbu irgi, norint pritraukti, žinai, žiūrovą ir pasakyti nuosekliai, žinai, tą, kad nieks nieko nesumaišytų. Plus, kitas dalykas, ko aš irgi dar tavęs noriu čia kaip priedas prieš tą klausimą paklausti, tai yra, kiek yra svarbu tau naudoti tą tokį, nežinau, suprantamą visuomeniai kalbą, paprastesnius gal kažkokius pavyzdžius. Žinai, kad nebūtų tokio... Tai tu viską išdėlioji. Pirmas dalykas, mano ryšys su istorija toks, kad mano istorijos mokytoja yra močiutė, tai aš visą gyvenimą domėjausi istoriją, daug skaičiau, dalyvavau istorijos olimpiadose, gavau 10, tuo metu, kai buvo pirmi valstybiniai egzaminai visoje Lietuvoje, paskui, kai man reikėjo kitais metais, aš perstojau, nes studijavau Vilniaus universiteto komunikacijos fakultete, perstojau į tuo metu Teisės universiteto Teisės fakultetą, kai man reikėjo paversti tą 10, sako, mes jums 95-100 balį parašysim, aš sakau, kodėl ne 100, aš sakau, gal tai perlaikyti, aš sakau, gerai, pakank 95. Tiksliai 95. Tai va, toliau turėjau labai geras, mano mama yra baigusi lietuvių kalbą, trumpai dirbo mokytoja, o paskui dirbo vertėja iš prancūzų kalbos. Aš turėjau žiauriai stiprias lietuvių kalbos mokytojas, Vida Lisauskienė, dabar labai ilgai dėstė, kiek žinau, šiais metais jau berods nebedėsto licėjuje, nu turbūt sakysiu stipriausia lietuvių kalbos mokytoja. Tai tu viską sudėlioji. Aš beje net esu nustebęs, nes man dabar baisu, nes jeigu visi tai supras, tai man šakis. Nes yra 3 dalykai. Pirmas, tai vat, būtent storytellingas ir pasakojimas turi struktūrą, yra beproto sudėtinga žiūrėti kai kuriuos dalykus, kurie susikoncentruoja į super mega detalės, nepaaiškindami konteksto, šokinėdami ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, struktūros nėra, dėl ko aš daug karpau, dėl to, kad aš turiu kartais pasakodamas, aš pats geriau suprantu, ką aš pasakoju ir tada papasakoju dar kartą. Ar tu, gal nežinau, duodi ten žmonai peržiūrėti, ar tu viską supranti, tarkim, Ne, niekas nemato be manęs, aš viską susidedu pats, darau tai dažniausiai. Bet, pavyzdžiui, aš turiu aiškę struktūrą, ne? Žmonės nelabai supranta, pavyzdžiui, kad tas pats pasakojimas, jisai literatūroje, ar ne, yra užuomazga, yra dėstymas, yra konfliktas, yra kulminacija, yra atomazga ir panašiai. Tu tuos dalykus turi sudėti, nes jeigu kažko pradeda trūkti, žmonės pasimeta, ar ne? Taip pat ir dar kitas dalykas, kuris yra labai ryškus, tai yra pasakyk žmonių kalba. Kai tik tai prasideda, čia yra didžiausias va tokio vartymosi ir kai tik prasideda kažkokių detalių rakinėjimas ir taip toliau, kad žiūrėkite, jis ten pasakė tą, o tas iš tikrųjų, bet tu pirmas dalykas, žiūrėkit, va, nu, vėl mes čia atsiliamėm į tą patį kontribinės, paskutinis kontekstas, bet yra ten pinigai, yra iš labai garbingos organizacijos jie pasisavinti, yra asmuo nenubaustas iki šiol, kuris tai padarė, yra didelis paveikslas, yra apie tai nutilėta ir aš atėjau apie tai papasakoti. Toliau yra tokia ir tokia detalė, o toliau dar yra kažkokios detalės, kurios iliustruoja. Kai man, pavyzdžiui, ta pati kontribi šauna atgal, jie pasiema smulkiausią detalę, kuri galbūt gali būti ir ne iki galo tikslinės, tu toje istorijoje nedalyvai, tu ten šaltiniais ramiesi ir taip toliau, medžiaga, kurią galbūt teko matyti. Ir tada sako, žiūrėkit, bet čia pačioje smulkiausioje detalėje suklydo. Ir tada visas diskusija jis melagis dėl to, kad čia suklydo, aš sakau, taip suklydau, bet tai nesminė detalė. Tai aš ką noriu pasakyti, kad jeigu daugiau žmonių, net ir tie patys žurnalistai, išmoktų struktūrą ne taip, kad viena pusė, kita pusė, objektyvumas be išvadų, o išmoktų pirmiausia mano vertinimas, tada daugiau to, kuris sako tiesą mano vertinimu, o tas, kuris sako netiesą, būtų parodytas, kad žiūrėkite, čia yra labai daug prieštaravimų, tai mano galva tada būtų šiek tiek lengviau, bet tada atsiranda iš karto klausimas, ar žurnalistas gali savo tai leisti, kokia jo rolė, tada atsiranda visokie subjektyvumo klausimai ir taip toliau, tai čia vlogeriui yra lengviau. Ok, dar paskutinis jau apie to kontribui klausimas, bet tarkim, darydamas šitą istoriją, ar tu negalvoji, kad, galbūt reikėtų neviešinti Blue Yellow, kad būtent nukentėjo, dėl to, kad, žinai, tai gali būti panaudota, tarkim, kad žmonės nebepasitikės tuo rėmimu ir panašiai. Ar nenorėjai truputėlį tarsi nusiminti? Geras klausimas, atsakau, bet prieš tai aš tau dar vieną klausimą noriu užduoti. Pasakyk man sąrašą organizacijų, apie kurių nereikėtų viešinti jokiam blogam kontekste. Nežinau, Gerai, kitas klausimas. Visų renkančių Ukrainą, ne? Tai aš paviešinau, pavyzdžiui, prieš tai Minedą. Formaliai jis renka paramą Ukrainai ir jis netgi kažkokią smulkę paramą yra nuvežęs. Bet lygiai taip pat yra apsivogęs. Tai jeigu tu sakai, kad žiūrėkite, kažkas kažką nuvežė, bet paskui yra apsivogė ir tą kalba žmonės, reiškia, tu meti šešėlį iš karto visam Ukrainos paramos rinkimui. Gerai, Blue Yellow visai kita istorija, bet dabar grįžtam prie Blue Yellow, ar ne? Blue Yellow yra didžiausia paramą renkanti organizacija.
niekaip nesutinku, kad jos negalima kažkokiuose neigiamuose kontekstuose minėti, nes čia kontekstas neigiamas yra akivaizdus. Blue and Yellow yra vagystės auka, ar ne? Dabar, kas praneša apie nusikaltimą, kai nusikaltimas padaromas? Ar mes suprantam, kaip vyksta šitas procesas? Ar mes įsivaizduojam, kad pavyzdžiui, jeigu tave sumušia kažkas gatvėje. Taip, tai turėtų auka pranešti. Praneša visada auka dėl to, kad nusikaltėlis yra nesuinteresuotas pranešti. Taip. Kas atsitinka, jeigu auka pati pasako, nepranešinėjam nei visuomeniai, nei pareigūnėm, nes mums tai pakenks ir tai tęsiasi ilgą laiką. Per tą laiką tavo nusikaltėlis gali padaryti aibę žingsnių, kurie padarys nusikaltimo tyrimo labai sudėtingą. Tai dabar ką aš pasakiau? Pirmas dalykas. Yra didelis skirtumas tarp paskolos ir pinigų pasisavinimo. Yra dar didesnis skirtumas, jeigu tai būtų pasisavinti tiesiog bendrovės pelno pinigai ir tarp vogimo iš paramos Ukrainai. Ir yra Blue and Yellow taip pat, šiuo atveju jie yra auka, bet yra dalis atsakomybės dėl to, kad jie susitarė nepranešti. Ir kas atsitinka? Ne tik tai nusikaltimo, tyrimas yra labai komplikuotas. Aš priminsiu, yra baudžiamojo kodekso 283 straipsnis, nepranešimas už nusikaltimą. Bet yra dar viena problema. Negali būti tokio dydžio skydas pridenginėti tokiem dalykam. Aš nesakau, pavyzdžiui, dabar jau Blue and Yellow pranešė, kad apskritai iš kontribinės įtrauks. Tai aš suprantu, kad ten tas ryšys yra artimas. Bet tu negali, būdamas toks moralinis autoritetas, ar mes patys pervedėm ten 18 000 visas savo pajamas per mėnesį, žinodami, kad niekada daugiau tokių pajamų neturėsim, Blue and Yellow. Bet tu negali, dabar pasižiūrėkime, čia Indrė Makarytė puikų įrašą parašė. Kas buvo Ukrainoje? Pradžioje, kai vyko karas ir panašiai, tos karščiausios dienos, ten neliečiami buvo krašto apsaugos ministras, neliečiami buvo kariuomenės veikėjai ir taip toliau. Dabar jau mes turime, ar ne, Reznikas buvo iš vis su skandalu patrauktas, mes turime Jungtinės Amerikos valstijas, kur kalbame apie korupciją tenai, mes turime žurnalistinius tyrimus, kurie atskleidinėjami korupciją krašto apsaugos sistemui, ten atskleidinėjama, kaip pavyzdžiui, ten kaip parama nuvežtos prekės, ten perparduodamos kažkur turgų ir taip toliau. Jie apie tai pradėjo kalbėti, nes jie supranta, kad jeigu tu tylėsi, žala bus dar didesnė. Tai mes čia galėčiau plėstis ir plėstis, o atsakymai yra iš dviejų dalių. Pirmas pats bukiausias. Tu pati dirbi su komunikacija. Streisand efektas. Kuo tu daugiau kažkas slėpsi. Kai tik tau ateina į galvą politikui, verslininkui, paramos rinkėjui, kam nors, kai tik tau ateina į galvą pasakyti, šitą nuslėpsim. Tu užsidedi tokią miną savo po kojom, nes tai išaiškės, jeigu tai žino, net jeigu tu vienas tai žinai, tai vis tiek išaiškės. Atsiras kažkas, kas atkas, kaip šiuo atveju atsiradau aš, o jeigu tai žino didesnis ratas žmonių, tai vis tiek kažkada kažkas interesai susikirs, papasakos. Tai čia yra vienas dalykas. O antras dalykas, kai tai išaiškės, žala bus žymiai didesnė, dabar pabandyk įsivaizduoti. Gruodžio mėnesį, praėjusiu metu gruodžio mėnesį išeina ta pati, Blue and Yellow ir sako, žiūrėkit, mes kreipiamės į teisėsaugą, Contribui turi labai didelių problemų, mes dabar galim kalbėti, kaip jas išspręsti, bet mes viską viešai pranešiam, ateina teisėsauga, mato pasisavintus pinigus, jie dar nėra grąžinti, nėra jokių ten advokatų, nėra jokių ten įkeitimų ir taip toliau, jiems žymiai lengviau tirti nusikaltimą. Visi sako, žiūrėkit, Blue and Yellow, jie aiškiai auka, jie aiškiai pranešė, jokių iš viso priekaištų, dar jų dėka mes galėsim išskaidrinti situaciją. O čia ne tik, kad jie dar įsivelia, bet po to dar įsivelia didžiausias irgi didžiulę paramą renkantis YouTube kanalas, pas kurį nueina šaltinis. Šaltinio sąlyga yra, kad tai bus viešinama. Pas tave, žiūrėk, ateina šaltinis. Nu gerai, jūs esas, čia gal žmonės nesupras. Bet įsivaizduokit, kad jūs staiga pradedat konkuruoti, tą kanalą draskyti, dalintis ir taip toliau ir taip toliau. Ir pas tave ateina šaltinis ir sako, žiūrėk, apie ją aš tau papasakosiu, apie jos padarytą nusikaltimą, ne šiaip apie nusikaltimą. Bet mano prašymas yra toks, tu atsisėdi ir savo socialiniuose tinkluose tai paviešini. Sakai gerai, tau papasakoja, tada tu pas savo sesę ir sakai, žiūrėk sesę. Turi problemų ir aš galbūt tai viešinsiu, galbūt vienaip viešinsiu arba kitaip, bet dabar žiūrėk, mes čia turime šitą kanalą pasidalinti, aš jį visą perėmu, aš tau sumoku 100 eurų ir tada žiūrėsim, kadangi jau dabar tai bus tik tai tavo izoliuotos problemos, tai kanalą nepalies, visiems mums nuo to bus geriau. Nu tai ar tai yra, čia net nėra klausimas dėl žurnalistikos, tai kad tu ir šaltinį pakiši, žodžiu, tai šitie dalykai man negėda dėl to, kad aš juos paviešinau, aš to labai didžiuojuosi, o tai, kad ten patronų sumažėjo, tai dieve mano, neliks nei vieno, žinosiu, kad padariau viską teisingai, man dėl to galvos neskaudės. Ok, čia žinai, dar šitoje vietoje man yra toks klausimas, šiaip, nežinau, klausimas mintis, kad Lietuvoje gal nelabai žmonės kreipiasi, nežinau, į komunikacijos specialistus, kai iškyla kažkokia krizė ir panašiai, nes tiek daug būna, lygioje vietoje atrodo klaidų, nežinau, tas pats dabartinė situacija atrodo, tas direktorius, neatsimenu jo pavardės, jaunas labai. Jo. Atrodo, šneka, nežinau,
nežinau, man atrodo, kad jiems reikėtų tiesiog geros konsultacijos, kad jie truputėlį išbristų iš tų visų, žinai, nesąmonių. Bet čia nebūtinai jie, tiesiog apskritai. Jie dabar konsultuojami Gintaro Černiausko kontorose, kuris, aišku, turi savo tikslų ir taip toliau. Ir čia jau iš viso yra klausimas, čia yra, pavyzdžiui, tai, kad advokatų yra įkeičiamas namas, įsivaizduok, koks yra interesų konfliktas mano akimis, bet čia jau yra net ne komunikacijos klausimas, nes mes kalbame apie nusikaltimus, bet kartais tai būna lygioj vietoje, ne? Kartais ten net nebūtinai yra nusikaltimas, bet šitoje vietoje aš sutinku, kad apie komunikaciją galėjo pagalvoti labiau Laisvės televizija. Vien toks dalykas, ne? Kad tu esi contribui ir tu dirbi su tam tikrais kūrėjais ir tu jiem nepraneši, tu tvarkaisi savo reikalus jiem nepraneždamas. Tai dabar aš galvoju, pavyzdžiui, tie patys šalia buvę kūrėjai sako, tu žinojai, ta prasme, Malinauskas pranešė, kurio net nėra contribui, ar ne, o tu mums net nepasakei, tai ką tu dar žinai, ko tu dar nepasakai, tai yra toks visiškai pasitikėjimo klausimas ir taip, ir dabar vėl yra, maždaug tu ant kažko varai, 100 metų, mes esame visiškai nekonfliktai. Tai šitoje vietoje istorija yra išsemta, mano akimis, jinai dar tęsiasi kalbant apie koks yra tų problemų mastas, bet iš tų istorijų, žinai, visi, tikėkime taip, išeinam išmokę pamokas ir tiesiog nereikėtų labai dėl to pykti, žodžiu, nežudykite to žmogaus, kuris atnešė žinią, ne, žiūrėkite, kas toje žinioje parašyta ir kodėl jums dėl to žinios skauda. Ok, perikim prie labai tokio visiškai kitos temos klausimo. Tai Jurgita G. klausė, sėkmingos santuokos paslaptis. Tokį vat iš tavęs. Klausimas. Geras klausimas. Žiūrėk, o aš tai visą laiką sakau, žinai dar kas yra tėvų pavyzdys. Aišku, čia labai intimus klausimas. Gali klausti. Bet tavo tėvai išsiskyrė, ar ne? Taip. Tai aš pavyzdžiui, mano seneliai, nei vienas nebuvo išsiskyrę, nors vieni seneliai, kurie Vilniuje gyveno, tai turėjo labai įtemptus santykius, bet nesiskyrė, nežinau, ten jie, matyt, žinai, daug vaikų per gyvenimą, ten 3 apskritai, vaikai. Žinai, anksčiau, tai jau labai senesniais laikais, tai nebuvo tos praktikos. Paskui mano tėvai dabar yra gyvi ir mano žmonos tėvai, dabar jau mama jos mirus yra, nesiskyrė, ar ne? Ir man atsiranda toksai kažkoks keistas dalykas, kad, mes ten susitokėm, atsirado vaikai ir panašiai. Ir kažkaip man atrodo, kad tai visai toks geras dalykas. Kartais tu pagalvoji, kad net ir vienam šiaip būti, žinai, yra faina, bet turi tokį modelį prieš akis. Ir dar vienas dalykas, žinai, man atrodo irgi tai yra labai daug. Tu esi laimingas tada, kai tu pasitenkini iš esmės to, ką turi. Tie žmonės, kurie labai daug ieško ten, kur geriau ir panašiai, tai man atrodo, kad yra toks tam tikras modelis. Pavyzdžiui, aš galvoju, o dabar aš turiu žmoną, turiu 2 vaikus, esu laimingas, iš vis kas galėtų būti geriau, ar ne? Tai jeigu, pavyzdžiui, aš ten, sakykime, būdamas ten 20, nežinau, 8 ar 30, ten ką tik susituokęs, vis galvočiau, čia gal kažkokia problema įvyko, gal čia dabar reikia, nežinau, išsiskirti, susirasti geresnę, fainesnę ir taip toliau, ar ten, nežinau, pradėčiau kažkokius ten, žinai, meilės santykius su kažkuo, arba mano žmona taip pat elgtus. Tai matyt būtų problemų, bet dabar kažkaip taip neatsitiko. Plius dar mano žmona mes esam pasidalinę, ta prasme, mane žmona labai palaiko visose būtiniuose reikaluose ir čia irgi labai trumpa istorija. Mes buvom kažkada festivalyje būtent, žmona tiesiog, kartu su žmona nuvažiavome Birštoną, tiesiog pabūt, pasivaikščiot ir nuėjome į vieną restoraną, kurio nereklamuosiu, bet visi žino Birštoną ir ten didžiulė eilė, žodžiu, ir padavėja sako, bet jūs vienas vyras galėtų priimti prie savo staliuko. Jis tai pasakė, žinai, aš galvoju, kas čia dabar, žinai, ateinu, o ten yra psichologas Laurinaitis. Aš dabar, kai būtų gėda, jeigu įsimušiu pavardę, bet tikrai ne. Ir mes kalbame, aš sakau, kokia yra jūsų pranešimo tema, jis sako apie sovietinį šeimos modelį, kaip ten buvo pasirodyta, pasidalinta vaidmenėmis ir panašiai. Žodžiu, ir aš jam sakau, žinai, aš būčiau, jeigu jūs mane pasižiūrėtumėte, mūsų šeimo iš šono, mes esame visiškai sovietinis modelis, kur ant žmonos yra labai daug suversta visokio ten ūkio reikalų ir panašiai, ir jinai ten, nežinau, ir taip žmonės pažiūrėtų, sakytų, Skirmantai, tu visiškai čia savo žmoną išnaudoji, bet mes taip kalbamės, jinai sako, viskas okei, bet aš suprantu, kad tu patempi kažkur kitur žymiai daugiau ir sakykime, dėl to viskas, ir, sakykime, atsiranda galbūt kažkokių papildomų finansų ir taip toliau, plus, sako, aš suprantu, kad tai, ką tu darai, yra svarbu, bet, galbūt kažkada tai keisis, pavyzdžiui, dabar jau vaikai paaugę ir mes galvojam, galbūt iš tikrųjų kažkada vaikai išsikels kažkur gyventi,
galima bus, nežinau, galbūt kažkaip kitaip senatvę leisti, bet aš labai džiaugiuosi, kad jinai man padėjo ištemti. Jeigu man būtų tekę viską visur po lygiai dalintis, tai būtų labai sudėtinga. Tai vat už tai, pavyzdžiui, jeigu yra tokios šeimos... Linkėjimai žmonai. Jo, bet jeigu, pavyzdžiui, yra žmonos, kur vyras labai palaiko, pavyzdžiui, jeigu žmona kažkur vat, arba atvirkščiai, tai aš tai visiškai nieko prieš, nes vat, pats su tokiais dalykais susidūręs esu ir na, va tos tokios socialinės rolės, jeigu tai yra savanoriškai, galbūt nėra labai blogai. Aš tikiuosi, kad manęs dabar niekas labai dėl to neužsipuls. Ne, nu žinai, jeigu tu laimingas, tavo žmona laiminga, tai jūsų modelis veikia, tai viskas yra su tuo gerai. Tai čia, žinai. Dar noriu nubėgti į tą turinio kūrimo vis tiek temą. Tu esi tikrai stiprus didelis YouTuberis Lietuvoje, ar ne? Ką iš Lietuvos YouTube pats galbūt žiūri, ar domiesi, ar iš vis nieko nežiūri, ar turi kažkokius gal mėgstamus kūrėjus? Aš žiūriu viską, Pralaškieną, Šaltą, Laisvės televiziją. Tažinau, man yra įdomu pasižiūrėti konteksto suvokimui. Algį Ramanauską, jis į YouTube galbūt mažiau, bet jis nesu jo patronas ir panašiai. Ir tokius vat pavienius, šiaip man net keista, pavyzdžiui, Dainius Sinkevičius, kuris yra kriminalo žurnalistas Delfi, jis turi, nežinau dabar koks, dabar man bijau pameluoti jo YouTube kanalo dydis, bet jis ten kartais įdeda visiškų perliukų, žinai. Tai Dailius Dargis, aš tai, kas vyksta lietuviškam YouTube, galbūt išskyrus tuos tokius jau labai tokius podcastus, kur ten toks humoro šou, kur aš kartais galbūt jaučiu, kad tai yra labai nenišiniai auditorijai, kuri yra jaunesnė, kuriai tai yra faina, aš ten ne visada kontekstų suprantu, kartais pasižiūriu, kartais ne, bet va ten, kur yra kažkokios įdomesnės informacijos, tai pasižiūriu. Ir aš šiaip raginu žiūrėti, šiaip turinio labai stipriai išaugo. Čia yra kita problema, kad aš visiškai nebežiūriu televizijos. Ir aš jos nebežiūriu tiek, kad aš jos nebežiūriu. Ir man, pavyzdžiui, kai man kažkas sako, kad va, žiūrėkit, ten kažkokio laidoje kažką rodė ir taip toliau, aš jau kontekstų nebesugaudau, arba aš, pavyzdžiui, žmonių, kurie išgarsėja televizijoje, nebeatpažįstu, bet už tai tie žmonės, kurie ten netgi nebūtinai YouTube, aš pradėjau TikToką žiūrėti, ten irgi kai kurių įdomių dalykų yra ir ten, žinai, į tą kartais tokį laukinį, kažkada YouTube'as buvo taip kaip TikTokas, bet taisyklių, žinai. Aš į laivų nežiūriu, nes man laiko gaila, bet aš pasižiūriu paskui, kai būna iškarpyta kažkas, bet klausimas, kieno tu laivų žiūri. Aš tai nelabai, žinai, kaip man išmeta ten tiesiog, jeigu scrollini ir ten tas nesąmoningus ten visokiais. Nes man tai dažniausiai visas mano feedas yra užkištas visokiais ten tais Jungle Kingais, Petrais, ten kažkokiom ten moterim. Taip, bet pas visus Lietuvoje, man atrodo, jis yra tuo užkištas. Tai man tas šiek tiek žiaurokoka, bet ne, dabar žinai, ko yra dabar vat užkištas, tai yra Australijos breiko šokėja. Taip, čia irgi yra, vat, ką reiškia storytellingas, istorija ir kas yra man galva, kas yra sėkmė, arba nesėkmė, nes, na, jinai yra kaltinama to, kad jinai iš esmės pavogė olimpiadą, ne? Bet lygiai taip pat tu gali prisiminti, pavyzdžiui, Turką, kuris ateina tenai yra nuotrauka kitų varžybų, kuris su flip-flopai šaudo, na, o tenai jis ateina bent jau su batais. Žmonės, supranti, mes kažkaip... Vėlgi, kas visą laiką buvo olimpinės žaidynės, ar ne, sportinis principas, stipriausias nugali. O mes atėjome į laiką, kai iš tikrųjų atsiranda nebebūtinai sportiniai principai. Ryškiausias, ten juokingiausias, linksmiausias. Aš dabar galvoju, kokios nors šalies atstovas šokdamas su kartimi savo penį užkabino. Ar ne Prancūzijos galvoju? Jis nunešė viską, mes net nežinom, nei kas tas laimėtojas, nei kažkas, mes kalbam apie jį. Tai žinai, bet žinai, čia yra toks geras būdas, jeigu tu esi sportininkas ir tu žinai, kad gal tu nesi pats geriausias. Ir net jeigu esi pats geriausias, šiais laikais tu turi išnaudoti tas 3 sekundės eterio, tarkim, ten, kur rodo bėgikus, pasimaiviai, kol tavo vardą, žinai, pristato. Ir aš kaip tik žiūrėjau, kad bėgikai ten rodo kažkokius ženklus, ten šoka, ten kažkaip, nežinau, pakabukus specialius pasidaro, nagus, kažką, nes tu turi paimti tas sekundės eterio tam, kad tu vėliau gautum daugiau reklamos, daugiau dėmesio, daugiau ten TikTok iš tavęs padarytų. Ir tai yra vėlgi komunikacijos dalis. Tai tu turi, iš dalies turi tai išnaudoti, nes jeigu tu atsisakai to, tai gerai, tai tu, žinai, praščiau gal gyvensi. Bet čia yra labai trumpa pastaba, tik tai, kad pavyzdžiui, toks vat turkas, ar ne, arba pavyzdžiui tas pats prancūzas, nes jie tai padaro, kokiam, pavyzdžiui, apatiniam trikotažui tas prancūzas tampa idealus, ar ne, modelis, ar ne, dabar, pavyzdžiui, kokiam nors man atrodo, žinok, siūlė, ar ne pornobas, ar kažkas ten sutartį. Porno, jo, už 200 000. Bet, arba, pavyzdžiui, tas, vat, įsivaizduok, jeigu tu kokį nors akinius reklamuoji, tai idealus tas šaulys, jis tampa idealus.
Bet pavyzdžiui, va ta Australija, ar ne, jinai tapo labai didelė, bet tada atsiranda be galo daug kontekstų, ar ne, kai yra pasakojama, kad kaip jinai pakliuvo į tą varžybas, ar ne, kad ten Australijoje nebuvo to breakdance sporto federacijos, jinai ją įkūrė, padarė atranką, jos vyras buvo teisėjas, ten atsiranda daug šališkumo, tada atsiranda daug įrašų, kaip šoka kiti geriau, tada jin padaro dar tokį, mano galva, irgi labai keistą pareiškimą, nes jinai tyli, tada išeina, kad stop harassing my family, žinai, žurnalistam, kas visada yra blogai, nes geriausias būdas atsikratyti žurnalistų, tai yra tiesiog, aš matau, galbūt aš jau nutrauksiu Europoje savo atostogas, matau, kad yra problema ir aš kiekvienam tam žurnalistui atsakysiu, paskambinsiu, nueisiu kiekvieną laidą, visur bus mano komentaras, visur bus mano pozicija ir kai jau tie žurnalistai supras, kad visur jis buvo, aš dar skambinsiu tiem žurnalistams, sakysiu, o gal aš pas jūs dar kartą galiu ateiti ir po 2-3 savaičių jie manęs žiūrėti nebegalės, dėl to, kad mes tai padarėm su COVID, kai čia buvo didžiulis, aš sakau, vienintelis būdas, kaip galima suvaldyti, nes dirbau tada komunikacijos grupės vadovu, ar ne, sakau, dabar mes juos užversim informacijos tiek, kad žmonės, ta prasme, jiem nebebus klausimo, reikia skambinti, jie tiesiog sakys, kiek jūs mums galite siųsti pranešimus spaudai, mums jau nusibodo. Tai labai puikiai suveikia. Okay. Atsiprašau, turiu pranešimą keliaujantiems. Visiems mums reikia interneto ir aš turiu atsakymą į jūsų maldas, kurios jūs išlaisvins nuo Wi-Fi'aus ieškojimo ar mobiliojo ryšio operatoriaus kortelių pirkimo užsienyje. Taip, kad jeigu keliaujate į užsienį, atsisiųskite Seili programėlę. Tai yra eSIM paslauga, kuri padės jums turėti internetą, kad ir kur bebūtumėte. Seili veikia net daugiau negu 150 pasaulio šalių, yra sukurta lietuvių ir ją išbandė mūsų berniukas asistentukas Eimantas, kuris, kaip pastebėjote, nedalyvauja net jau keliuose filmavimuose, nes dirbo užsienyje. Taigi Eimantas patvirtino, išbandęs ne vieną eSIM paslaugą, kad būtent Seili yra patikima, patogu naudotis ir tikrai puikiai veikia. Nes būdami dar Lietuvoje atsisiunčiate programėlę, panaudojate mūsų nuolaidos kodą ALKANI, gaunate 15% nuolaidą ir užsienyje nukeliavę jau turite internetą. Taip, kad išbandykite Seili, panaudokite mūsų nuolaidos kodą ALKANI, gaukite nuolaidą, turėkite internetą ir keliaukite laisvai. O dabar keliaujame į epizodą. Dar kitas dalykas, vėlgi apie tą kūrybą ir taip toliau. Tu truputėlį, aš nežinau kiek, bet kažkiek galiu susidaryti, žinai, nuomonės, domiesi ir tą komediją. Nes esi buvęs raustuose, man kaip tai teisėjas pakviestas. Aš ne tai, kad domiuosi, aš žaviuosi, nes tai yra visiškai akivaizdu, kad didžiausias intelekto požymis tai yra humoro jausmas. Tai bendrai, ta prasme, sugebėti prajuokinti žmogų yra žymiai sudėtingiau, negu jį kažkaip ten nuliūdinti ir taip toliau. Tai man, aš žaviuosi. Ir tu, kiek tu bandai savo turinėje galbūt tos komedijos panaudoti? Aš esu kelis kartus bandęs ir tai buvo nesėkminga, nes aš to talento neturiu. Paskutinis bandymas tai buvo, kai aš pasikviečiau savo draugus ir aš pasiūliau, yra tas Between Two Ferns variantas, padaryti 200,000 peržiūrų, tikrai pasisekė, kažkam labai patiko, kažkam nepatiko. Bet ką aš padariau, man tiesiog buvo iš viso įdomu, ar mano auditorija tokį turinį priimtų, nes jeigu būtų kažkokia tokia pozityvesnė reakcija, galbūt aš jo galėčiau padaryti daugiau. Bet aš net ir montuodama supratau, kad aš ne iki galo pagaunu tai, kas priverčia žmonės nusijuokti. Tai ar tu nenorėtum, pavyzdžiui, kreiptis į kažkokius, nežinau, pažįstamus, taip, kažkai tau padėtų gal parašyti, sumontuoti? Man siūlė, bet taip kažkaip ir netradom laiko. Mane pats susirado, pavyzdžiui, Olegas Šurajevas. Sako, o tu nenorėtum užlipti ant open mic scenos, padėsiu aš tau parašyti. Jis dabar moko, kaip suprantu, dalinasi patirtimis su kitais. Čia neseniai tau rašė? Jis visai neseniai man rašė, jo. Bet aš kažkaip dar laiko pritrūkau ir taip toliau. Bet kitas dalykas, aš žinai, dar galvoju, tame yra irgi daug niuanso, nes ar žmogus juokingas ar nejuokingas scenoje labai priklauso nuo kontekstų. Ir mano kontekstai yra labai, pavyzdžiui, aš ėjau į raustus, po to, kai aš išėjau iš esmės iš premjero patarėjo darbo ir aš buvau toks pradedantis youtuberis, jau ten buvo įsisukusi ta su švinim istorija, bet aš dar toks truputį buvau baltas popieriaus lapas ir man, sakykime taip, man jie kažkiek norėjo padėti, aš kažkuriais patarimais jų pasinaudojau, bet aš paprašiau, kad man būtų leista parašyti, žinai, ten buvo Vytautas Medineckas, Iron Vytas raustinamas, paprašiau, kad leista man būtų parašyti, žmonės sakė, kad visai neblogai man sekėsi paskaityti, bet dabar aš buvau kažkada komisijoje po kurio laiko ir aš pradedu jaust, kad aš turbūt jau gana toli su to žanro, ne tai, kad žanro, aš tame žanre net iš viso nesu, bet užsidengia daug dalykų, nes į mane gali požiūris keistis, kažkas galbūt į mane pradeda žiūrėti ar rimtai ar piktai, mane gali būti sudėtinga atriboti ir, pavyzdžiui, aš galvoju, galbūt būtų tikrai juokinga
jeigu aš ne kažką kitą vertinčiau arba ne kažkieno kito skaityčiau stand-upo tekstą, bet, pavyzdžiui, galbūt iš savęs sugebėčiau kažkaip maksimaliai pasijuokti, susirenkant visus savo failus ir taip toliau. Ir jeigu tai žiūrėtų žmonės, kurie suprastų kontekstą, kurie mane žiūri. Tai galbūt tas būtų variantas, kurį kažkada verta pabandyti. Žodžiu, nespjauni dar į tą humoristinę turinio pusę. Ne, aš labai domiuosi, aš žiūriu ir anglišką stand-upą, man tiesiog tai yra, sakau, tai yra labai aukšto intelekto dalykas. Ok, dar kita tema. Aš taip bandau prabėgti, nes mes visai čia užsikalbėjom ar ne virš valandos, bet kitas dalykas. Tu vis tiek įsiveli, nenori tuos skandalus. Taip. Vienaip ar kitaip. Nu, čia, tu, galima sakyti, esi skandalistas, toks youtuberis, bet kaip tu atlaikai tuos skandalus ir dėmesį psichologiškai? Ar tu kažkaip, nežinau, skaitai knygas apie psichologiją? Nes tai yra sunku gauti tiek daug dėmesio ir tas dėmesys tikrai ne visada yra malonus. Jo, bet klausimas kitaip suformuluokim, čia bendrai visiems ir tau. Tai reiškia, pirmiausia, tu sakai, kiek tu atlaikai dėmesio. Ar ne, mes išeinam iš to, kad tau stresas kyla dėl dėmesio, arba man turėtų kilti stresas dėl dėmesio. Nes, dėl neigiamo galbūt dėmesio. Neigiamo, tai būtent. Tada mes ateinam prie antro dalyko, kad mes grįžtam prie kitų nuomonės apie tave, ar ne, kad jie tau kelia stresą. Tada mes ateinam dar prie kitų dalykų, ypač kai kurie žmonės, kurie yra svarbus, ar ne? Nes tie žmonės gali būti svarbus tavo asmeniškai, galbūt jie yra tavo autoritetai, galbūt jie yra tavo asmeniniai draugai, o galbūt yra autoritetai visuomeniai, kurie... Tai ką aš padariau, aš visiškai šitos dalykus iš savo galvos eliminavau. Ta prasme, aš negalvoju, kas man ką pasakys, aš stengiuosi mažiau skaityti žinučių, aš stengiuosi į tai nesivelti ir taip toliau. Pavyzdys labai, gerai, nesakysiu pavardžių, bet vieną paminėsiu, pavyzdys. Ar ne, aš turėjau, kaip maniau, visai neblogą savo pažįstamą draugą Dominiką Kubilių, kuris yra TV prodiuseris, kuris buvo vedėjas, vienas iš vedėjų Alfa LT, tai aš buvau tuo metu dar jaunas studentas, aš ten dalyvavau, jisai su manim darė interviu ir sakė, Skirmantai šunolis varyk ir taip toliau, ir mane daug kartų palaikė, ten atėjo ant mano sienos pakomentuoti ir ten spausdavo patinka, jam patiko interviu mano su Algiu Ramanausku. Ir dabar jisai po šito ateina, mane užsipuola ten savo sienoje ir paskui po Andriaus įrašų dėl... Ir man tai turėtų būti labai... Šiaip tu jauti, kad turėtų būti labai skausminga, bet aš galvoju, ar aš kažką padariau blogo, jeigu aš matau, kad nepadariau viskas. Aš tiesiog sakau, man tai yra neįdomu, buvom Facebooko draugai, nebesam Facebooko draugai, kažkas sakys, aš sakysiu, mes galim visiškai ramiai koegzistuoti atskirai, vienas kito nematydami, vienas kito nekomentuodami, arba jisai gali mane komentuoti, aš galiu tai nereaguoti, man nuo to absoliučiai nieko nesikeičia. Ir jam nuo to absoliučiai nieko nesikeičia, tiesiog mes parodom vienas kito požiūrį. Ir kai tu pradedi tai daryti, ar ne, kai tu esi paprastas žmogus, kuris neturi galvoti labai apie savo įvaizdį, kuris tiesiog išeina, nežinau, į gatvę, važiuoja parduotuvėje, eina ir taip toliau, man 100 metų. Tai yra, aš puikiai suprantu, kad nei vienas iš tų žmonių nėra nei mano kažkokie giminė, nei kažkokie mano labai artimi draugai ir taip toliau, kad tai yra tik tai situacijų reikalas, labai daug žmonių yra, kurie tiesiog naudojasi, pavyzdžiui, kalbėti apie situacijas, kur nieko neišmano, kalbant ir apie tą pačią Contribui, kai tu tiesiog perskaitai, kas tau yra pasakyta, susidarai savo nuomonę, nesuprasdamas jokių kontekstų ir kas ten dar giliau yra, tai aš šitoje vietoje visą tai visiškai atmečiau. Pavyzdžiui, dabar aš turėčiau galbūt jaudintis, ką ten tavo kokia nors auditorija pasakys, gal koks piktas komentaras ir taip toliau, visiškai absoliučiai vienodai. Bet tu paskaitai tos komentarus, atsakinėjai savo komentarus. Vienintelis dalykas, nes aš atsakyti komentarą labai svarbu dėl algoritmų, patarimas YouTube kūrėjams. Taip, aš atsakinėjau. Įdėkit, ta prasme, komentuokit, kai tik įdėsi video, įdėk tada, kai žmonės galės komentuoti, tai sekmadienio rytas tam tinkamas, bet šiaip. Ir paprašykit pakomentuotų pradžioje ir pakomentuok pati, pamatysi, kiek, ypač jeigu dar pasidalins socialiniuose tinkluose, kiek peržiūrų padidėja. Bet aš ne tik komentuoju, aš, pavyzdžiui, labai lengvai išrenku piktžolės. Tai, pavyzdžiui, pas manęs klausia, tu trini komentarus, nei vieno komentaro nesu ištrinęs, negaištų laiko trindamas komentarų, iškart blokuoju žmogų. Atėjo žmogus, aš matau, kad jisai, net jeigu tai yra mano galbūt kažkoks tam pažįstamas, tolimas kažkur prasilenkiam, aš matau, jam galbūt bloga nuotaika, jis kažką čia, žinai, pasakė tokio, kas yra tikrai nemalonu, nepagrįsta ir man dabar reikės ilgai su juo aiškintis. Viskas. Taip nubrėži ribas, gana neblogai. Už tai aš turiu, man keista, kad auga sekėjų ir YouTube prenumeratorių skaičius, nes mano blokuotų žmonių sąrašas, aš pasižiūrėjau, YouTube yra daugiau negu 10 000 žmonių, tai yra kosmosas. Wow. Atsiprašau, ar nulūžo šitą kamerą? Yra kita kortelė. Ir aš dar būtinai pasidalinsiu taip, kad dar niekada nebuvo tokio šlikštau, ten kažkokio... Ne, tas varvo kokteilis, sorry. Ne, čia nieko tokio, viskas tvarkoja. Ir... Tai jau čia.
Gerai, tai galėsim. Tai neduok, aš jau pabaigiau ir labai skanus kokteilis, nenorėjau tiesiog. Man irgi, žinok, skanus, aš pirmą kartą čia dabar, žinai, Mes vakar susinatė galvojom, ką duoti pačiam. Žinai, yra toks biški vis tiek, jo, iššūkis, ką kiekvienam svečiui parinkti, dėl to, kad norisi, kad kažkiek atspindėtų. Ir su tai tiesa, žinai, mes bandėm googlint, kaip čia kas, tai radom, kad arbata visgi yra. Toks spilling the tea, žinai. Taip, apie ką mes dabar šnekėjom, palauk? Šiaip dar irgi toks trumpas, ar žmonės gatvėje prie tavęs prieina, pavyzdžiui, kažką pasakyti, paspaus ranką, nusifotkint, ar tu jautiesi toks biški kaip žvaigždė, ar ne? Nesijaučiu kaip žvaigždė, prieina beveik visada. Tai čia net ne mano pastebėjimai, bet žmonos ir mano artimųjų. Vakar, pavyzdžiui, buvom Birštone, tai prie pasisveikino, bet labai maloniai. Ir netgi kai būnam užsienį, išvažiavam su savo uošviu į Zakopanę, į kalnus Lenkijos, ten kažkur esam giliai lindę. Kur kalnuose nieko turėtum nesusitikti. Išeinam vakare išeinam vakare pirmiausiai į kavinę, ten pavalgiam, jau einam pro duris ir staiga mane pasivyja, sako, aš esu tavo patronas, aš sakau, kaip mes čia taip susitikom, aš šalia gyvenu, nusifotografuojam, paskui susitikom kalnuose. Tai jo, žmonės prieina, bet sakau, nieko labai pikto kol kas nebuvo, bet aš irgi turiu tokį pamoką išmokęs gyvenime. Bendrai, čia yra toks principas, kad kas tave labiausiai giria ir kas yra didžiausias tavo fanas, kažkurio metu bus tas, kuris labiausiai tave pyks, pirmas išeis ir trenks durimis. Geriausiai. Nu čia taip liūdnai pasakė. Žinok, taip yra. Pavyzdžiui, aš turiu žmonių, kurie man rašo, pradeda rašyti Skirmantai, ten nerealus epizodas, tas ir aš ten kažkaip atsakau mandagiai, nes man parašo, ir jie vėl rašo, ir aš matau, kad jiem tokio labai reikia kontakto, ir aš tada jau mintyse galvoju, okei, pamatysi, taip ir bus, tik tai aš padarau kokį nors epizodą, kur kažkas paliesta, nesutampa jų nuomonės ir taip toliau, iš pradžių būna tokia mandagi passive aggressive žinutė, kad aš nesitikėjau, kad tu taip nepasigilinsi temą, bet aišku, tu dar turi ten teisės Tu dar jaunas. Jo, tu dar jaunas ir naivus. Ir aš sakau, žiūrėkit, bet va čia faktai taip, ir tada jau, tu čia dar ginčytis, žodžiu. Mintis yra tokia, kad taip jau bus gyvenime, į viską žiūrėk paprastai. Geriausia santykiuose ir bendrai šiaip santykiuose nebūtinai reikia, kad viskas būtų taip iš karto wow, o paskui iš karto blogai. Geriausia yra, kad viskas yra vienodai, gerai, tolygiai, bet nebūtinai wow. Taip, ramybė, žinai, tokia. Čia yra mano laimės receptas. Manęs kažkada užkalnis, kai darė intervą, man atrodo, buvo paskutinis jo žurnalo numeris, sako, o kas yra tavo laimės receptas? Aš sakau, mano laimės receptas, kad nebūtų blogų naujienų kažkokių, nes man nieko nereikia, gyvenu senam pakankamai bute, su paskola kažkada pirkom, važinėjau automobiliu senu ir taip toliau, beje pastaba, negrįžinėsiu automobiliu čia paliksiu, grįšiu su Boltu ir vakarė automobiliu pasimsiu, Gerai. Nes jau išgeriau vieną kokteilį. Dar tokie rapid questions dabar padarysim, nes daug šneki, bet aš turiu dar paliesti tiek temas. Filmai, sakyk, marškinėliai tavo yra iš Stranger Things. Ja. Šiaip ką pats žiūri, nežinau, tavo kambarį daug tų visų statulėlių, skulptūrėlių iš filmų. Aš žiūriu dabar daug, nes reikia karpyti, žmonės įsivaizduoja, kad aš kažkokios duomenų bazės pasiėmu ištraukas, aš žiūriu viskas, kas yra streaminama. Ar tu žiūri filmą ir užsirašinai, toj sekundės pasakė gerą frazę? Ne, aš žiūriu, dažniausiai taip ir būna, aš žiūriu, kadangi aš negaliu taip parinkti. Jeigu būna epizodas, pavyzdžiui, apie romantinius santykius, aš ieškau romantinės komedijos, nežinau, kad ten bus daugiau medžiagos. Jeigu ten yra koks nors, pavyzdžiui, Tado Vidmanto Milijonierius, 3 milijonai arba Milijonierius, jie dažnai buvo naudojami, nes ten viena istorija grinai Aršausko, kita istorija tokia labai daug apie pinigus lietuviškai kalbama. Bet, pavyzdžiui, paskutinis filmas, kuriame aš buvau prieš 3 dienas su savo žmona, kuri nieko nesuprato, jai nepatiko, pusę filmo pramiegojo, buvo Deadpoolo 3 dalis. Tai kadangi aš esu Marvel ir DC fanas, tai man buvo labai įdomu pasižiūrėti, pirmas 2 dalis mačiau ir man žiauriai patiko, bet aš supratau, kodėl nebepatinka niekam Marvel ir va šitie filmai, nes nebeįmanoma suprasti, yra ten koks nors pasirodo Blade'as ir nieks net nesupranta, kas tas Blade'as arba Gambitas, o pavyzdžiui tos multiverse ir tos paralelinės visatos, kur ten milijonas tų pačių personažų jau užkniso juodai, jeigu dar pamatysiu vieną Marvel filmą su paraleliniam visatom, tai galima uždarinėti tą seriją. Gerai, nežinau, porą knygų, ką galėtum rekomenduoti, ką manai, kad reikėtų kiekvienam perskaityti? Šiaip žinau, kad čia toks gal klišinis klausimas, bet mačiau, kad tarp klausimų buvo žiūrovų, tai turiu paklausti. Tai čia yra pats žiauriausias klausimas, dėl to, kad politikai visą laiką atsako, ką skaityti, Hemingvėjaus Senis ir jūra. Aš negaliu rekomenduoti jokios grožinės literatūros, nes aš grožinės literatūros neskaičiau jau, 15 metų, tiesiog neturiu tam laiko, mano žmona visą laiką užmiega skaitydama, o aš visą laiką užmiegu skaitydamas kažkokius mailus ir panašius dalykus, bet o jeigu skaitau, tai dažniausiai dabar skaitau įvairias biografijas, tiesiog pasiemu tam tikrų dalykų, kurie man yra įdomus. Šiaip jeigu neskaitėt,
Jeigu patinka fantastika... Tai senis ir jūra. Ne, jeigu patinka fantastika, paskaitykit Franko Herberto Kopos. Dabar yra išleidžiamos tos kelios dalis ir leis toliau. Ir yra ypač filmas, tai šį įspūdį padarė man ir aš esu jas pavartęs. O šiaip, dar pasakysiu, yra visiškai klasika. Pavyzdžiui, man yra dalykai, kurie iš mokyklos programos palikė labai didelį įspūdį, ar ne? Jeigu neskaitė, tikrai visi skaitė, bet, pavyzdžiui, paskaitykit Balio Sruogos Dievų mišką. Kai tu manęs klausai, kas yra stand-upas. Tai va čia yra aukščiausias lygis, kai tu gali juokti situacijose, kai kiti verkia. Gal ir pabaigsim šitą mintim tokia, gal nelabai pozityvę, bet, nežinau, gal tu turi dar kažką perduoti savo žiūrovai, šiaip apskritai visuomeniai. Mane apgavo, man sakė, kad bus labai sunkių klausimų, bet tų klausimų nebuvo. Ne, buvo... Ne, tai atsiprašau, aš atstumiu, aš čia prastai klausinėjau, kaip čia suprasdavau. Labai geras ir draugiškas pokalbis. Čia galbūt mano yra irgi bėda, kad aš kažkuria prasme esu šiek tiek per blankus, tiek daug neturiu kažkokių savo praeitie ryškių skandalų, bet jų dar atsiras, aš pažadu, dar atsiras. Jau kas metu tai turi skandalų, čia tik nereikia. Pasakyk mano skandalus. Nu tai gerai, kad su Skverneliu ten buvo visi politiniai tavo dalykai, vis tiek esi kažkiek prisilietęs prie tų skandalų. Nu toks skandalas, žinai, buvai su Skverneliu, žinai. Gerai, ką tu nuoširdžiai galvoji apie mane, kai buvau Skverneliu, galvoji, blemba, va šitas tai parsidavėlis čia ir... Tada su Skverneliu kas buvo? Jo. Ne, kai aš buvau Skvernelio patarėja. Šiaip gal buvo netikėta, kad tu gal atsiradai. Jo, netikėta, nes galvoju, blema, čia, tipo, mano buvęs kolega čia jau, žinai, su, tipo, Skvernelio patarėjas. Jo, netikėta. Aš tiek sulaukdavau tuo metu savo buvusių draugų, kolegų ir taip toliau, visokiausių ten piktų žinučių ir taip toliau. Aš buvau kažkuriuo metu netgi pasidaręs tokį dalyką, aš galvoju, reikia tiesiog pasilikti Facebook'e draugus, tik tai tuose, kuriuos aš asmeniškai pažįstu ir giminės. Ir aš turėjau, dabar ten 1000 buvo draugų, dabar bijau sumeluoti, kiek ten tų 1000, bet tas Facebook dar įrašas yra ir aš išmečiau visus, išskyrus kelius šimtų žmonių. Įskaitant ir mane. Regina išmeti, manęs neišmeti. Eina savo viskas, reikės rimtai tą klaidą ištaisyti. Palauk, ne, čia yra netektis didžiulė iš tikrųjų. Tai jūs galite bilinti savo draugystę iš naujo. Bet ką norėjau pasakyti, labai teisingas kitas dalykas. Įsivaizduok, jeigu gyvenime taip galėtum. Ten kažkas su kažko prasilenkia, nežinai, nematai ir ta prasme ir nėra problemų. Tai kartais, žinai, tas irgi ten, tas Facebook draugystės yra sureikšmintas dalykas. Tai aš, žodžiu, finalas yra toks, kad taip, galbūt tu teisi, galbūt tų skandalų visokiausių buvo, bet gal dar išlys kokie nors dalykai. Matai, man, gerai, paskutinį sakinį aš taip pasakysiu. Matai, man, pavyzdžiui, yra šiek tiek lengviau kalbėti, aš turiu tą strateginį pranašumą, kuris atsiranda 43 ir kurio nėra 20 arba 30. Tai yra, pavyzdžiui, nėra nei vieno žmogaus gyvenime, iš kurio aš esu paėmęs bent vieną centą už kokį nors savo rašinį. Kai dirbau žurnalistų, vlogerių ir taip toliau. Aš gyvenime nesu paėmęs jokio kyšio. Jeigu dabar įsivaizduok tai būtų, žmogus ateitų ir sakytų, žiūrėk, tu čia apie kitus kalbi, o pats ir ant stalo deda. Man šakės. Bet čia atsiranda tas konkurencinis pranašumas, kur aš galiu sakyti, aš nesusitepiau ir dabar nėra jokių pagrindų, man būtų kvaila susistepti. O kai tau, pavyzdžiui, kartais būna 25, wow, tau ten atrodo, kad žiūrėk, aš čia niekada nieko labai nepasieksiu, o čia jau jeigu kažkas kažkur prie kokio nors ten turtingo, galingo prisitrinsiu ir ten ir taip toliau, kažkokioje schemoje sudalyvausiu, tai bus viskas labai gerai. Tai aš džiaugiuosi, kad tų sprendimų nepadariau, o dabar galiu tik tai padėkoti. Tikrai buvo skanus kokteilis, nežinau, kur gavai receptą, bet aš manau, kad jūs čia galėtumėt atidarinėti nelegalų barą, kviesti draugus ir, nežinau, žaisti. Žiūrėk, legalus tol, kol mes nepardavinėjame, mes galim, dalinti irgi jaučiu negalime alkoholio. Kažkas sugalvosim, draugai, parašykit man. Sutelktinio finansavimo kambarį gyvai padarykite, kur visi susirenka ir, žinai, jie neperka, bet daro sutelktinį finansavimą. Teisingai. Tai viskas, paskutinį tą gurkšnelį, kaip sakant, pakeliam už tave, ačiū už tavo laiką, pokalbį. Ačiū labai, buvo tikrai labai smagu ir tikrai žiūrėkite, pasidalinsiu, rekomenduosiu, puikus kanalas ir labai labai gera vedėja. Valio. Vedėjos. Ačiū. Nu viskas, paleidžiam tave. Eina savo. Aš rimtai tave esu išmetęs iš draugų.